Štai, su Brain Power jau pasitepiau, kad mintys būtų aiškios ir ryšlios, kad nepamirščiau, ką norėjau jums papasakoti. Prieš tai išsitepiau su Valor eteriniu aliejum per stuburą, kiek pavyko, kiek užteko lankstumo pasiekti, nuo kaukolės iki stuburgalio, nes čia yra narsai, drąsai, pasitikėjimui savimi ir vidiniai pusiausvirai, kam tenka kalbėti viešai arba apskritai daryti ką nors, kas kelia jaudulį ir šiokį tokį stresiuką nedidelį arba didelį. Žinot, kiek daug tada energijos nervinės tos įdedi ir kaip paskiau jautiesi išsekęs. Po pirmos savo viešos paskaitos, turėdama didelių kompleksų ir nepasitikėjimų savimi, pamenu, aš dar kaip užsukta 4 valandas labai greitai kalbėjau nesustodama. Paskiau lygiai taip pat greitai kalbėjau, negalėjau sustoti, negalėjau atsipalaiduoti dar valandą laiko, kol grįžom ir jau išsipakavom namuose. Ir tada nuėjau persirengti, sakiau, to ateisiu, pasidarysim arbatos, to jaus mes čia filmą pažiūrėsim, atsipalaidavimą, bet kai miegamajame rengdamasi tiesiog trumpam išsitiesiu ant lovos, supratau, kad viskas, baterija ant nulio ir aš išsijungiu. Prasme, man reikėjo tokioj apatijos, kažkaip ištirpimo būsenoje pabūti, kol nervų sistema šiek tiek atsistatė. Stresas pridaro daug žalos. Ir netgi dabar labai drąsiai jausdamas ir prieš kamerą, ir ant scenos, ir prieš žmonės, ir su džiaugsmu dalindamas žiniomis, vis tiek jaučiu jaudulį, kad viskas praeitų taip, kaip planuota, kad viskas būtų gerai, kad nepavestų techniką, nedaug, kad tik nebūčiau ko nors svarbaus pamiršusi, arba kaip sunelis kartais išsineša mikrofonus savo žaidimų įrašinėjimui, savo YouTube kanalui ir paskui apsižiūriu, kad kai jau man reikia naudotis, staiga pas manęs nėra mano technikos. Tai eteriniai aliejai, apie ką mes ir kalbėsime, apie jų emocinį poveikį, labai pasitarnauja kaip pagalba susibalansuoti, susikaupti, nusiraminti, pervesti savį resursinę būseną, iš kurios aš galiu duoti maksimumą vertės jums, jausdamasi kuo geriau pati, neprisidarydama žalos savo, kaip tada po pirmosios paskaitos, tai buvo net ne aromaterapijos tema, dar iki Young Living ateimo į mano gyvenimą, tiesiog visada jaučiau pašaukimą dalinti žiniomis, mokyti, visada jaučiau savyje talentą surinkti informaciją, labai didelį jos kiekį, kaip čia sakant, sukramtyti, suvirškinti, supakuoti, labai efektyviai sudėlioti, labai logiškai ir ją perteikti. Žinau, kad tai mano talentas ir troškimas dalintis, bet tuo metu vidiniai barjerai, vidiniai blokai kėlė, tiesiog buvo neįveikiama siena. Ir didžioji tų blokų dalis buvo grinai emocinė. Aš tiesiog susirasdavau savo pasiteisinimą, kodėl negaliu. Pakelkit pačios savo ranką arba pridėkit ant širdies ir prisipažinkit savo, kas irgi taip darot, susirandat ale kabutėse logišką pasiteisinimą, kodėl negalit kažko daryti, ko norite. Aš galėjau savo sakyti, negaliu mokyti, nes aš tuo metu sunkiai vaikščiojau, paskiau nebevaikščiojau, kai mano sveikata lyga dar labiau pažengė į priekį. Nu, kur aš tenais iš namų eisiu, važiuosiu, man tik tais sėdėti namuose. Bet ne, aš nusprendžiau, užsispyriau, galvoju, kažkas man padės, va, vyras padės, tėvai padės, komandos narės padės, galų gale partnerės padės, bet aš savo potencialą realizuosiu, išnaudosiu. Kur man ten važiuoti į stažuotę į užsienį, ko man ten važiuoti, aš jau 6 metus niekur savarankiškai iš namų nebuvau išėjusi, kam man kažkur trenktis, kur nežinau, kas man iš to. Bet įkvėpimas sakė, važiuok, Lina, važiuok. Nuėjau, užpildžiau prašymą, bet pati vienu metu jutau tokį įkvėpimą ir tokią baimę, kad net jinai fizinių skausmų kūne pasireiškia. Ir tokį nerealų stresą teko patirti, bet išvažiavau tuo metu paskutinio kurso studentė į 3 mėnesiams žiemą į Italiją ir niekam negalėjau logiškai paaiškinti, kodėl aš tai darau, kodėl tokį stresą ir savo renkuosi, ir tėvams, kurie labai pergyvena. O grįžau su sužadėtiniu, su kuriuo kitą vasarą susitokėme. Ir šiandien auginame sūnelį. Tai yra, einu paskui įkvėpimą visą gyvenimą, bet kai atsitrenkiu labai skaudžiai į savo vidinių barjerų sieną, tai yra, jūs turbūt ir pačios žinot, kaip tai skausminga. Jeigu leidžiat savo
greičiau į ją išsitėkšti, arba kaip skausminga yra tas žinojimas viduj, kad aš galėjau šiuo metu jau būti kur kas daugiau. Aš galėjau būti nuveikusi, pasiekusi, sukūrusi, aš svajojau apie daugiau gyvenime, aš tikrai galėjau, aš iš savęs tikėjausi daugiau. Reguliuosiu, kad tiesiai jūs žiūrėčiau. Aš tikėjausi iš savęs daugiau ir dabar suprantu, kad aš to nepasiekiau, nenuveikiau, kad leidau toms svajonėms užgesti, mirti, bet jos kamputyje kažkur tebetūno ir man skauda tą vietą, kur jas laikau, tą nerealizuotą potencialą, tą žinojimą, kad aš apvogiau visą pasaulį, nes netidaviau jam tų dovanų, kurias galėjau duoti. Nes, kaip jūs manote, ar mums siekiant savo svajonių ir savirealizacijos, siekiant kažką, tam, kad kažką gautume, kai esame priversti ir duoti didesnę vertę, ir mokytis, ir augti, ir įveikti iššūkius, ir per juos dar paaugti, ar pasaulis daugiau laimi ar pralaimi, kai mes norime ir leidžiame savo siekti daugiau gyvenime. Manau, sutiksite su manimi, kad pasaulis tik laimi iš to. Gal tai gazdina ir stresuoja aplinkinių žmonės, kuriems mūsų pavyzdys, mūsų drąsa šviesti ir siekti savo svajonių meta iššūkį jų pasiteisinimams, jų baimėms, jų nerealizuotoms svajonėms. Bet tuo pačiu kažkas supyks, kad mes primenam jiems jų skausmą dėl jų nerealizuotų svajonių arba klibinam jų pasiteisinimus, o kažkam kitam aš tiksliai žinau, kiek mano pavyzdys, mano padrąsinimas, mano paraginimas, mano istorija, mano perduotos praktikos įrankiai ir įgūdžiai, kiek daug neįtikėtinų svajonių padėjo gimti. Kelias galiu paminėti. Sukurtas verslas, svajonių verslas ir pajamos ir visiškai kita savirealizacijos kryptis leidusi realizuoti savo pašaukimą ir talentą lyderystei, coachingui, mentorystiai. Realizuota svajonė atidaryta moterų sveikatos klinika, kur kai talentinga medikė buvo įsprausta formaliuose rėmuose tų pareigų, samdomo darbo, ką jinai galėjo daryti ir ką jinai galėjo duoti, kai pas ją važiavo iš kitų miestų, iš visos Lietuvos, nes žinojo, kad tai yra super kvalifikuota, kompetitinga, gili gydytoja, kuri gali patarti žymiai daugiau, negu kad leidžia jos apribojimai, apie ką jin gali laisvai kalbėti, nes ne šiaip su jos dviese kabinete. Yra kas klausosi, yra kas prižiūrės, kad neperžengtum savo ribų, ką tau leidžiama žmonėms pasakyti. Atidarė nuosavą privačią kliniką. Kita įgyvendinta svajonė yra įkurti desertų namai, unikali, rafinuota, moteriška, jauki vieta, kurioje turbūt gimė dar daugiau moteriškų svajonių, kiek ten susitikimų vyksta, kiek tenais renginių vyksta, kiek tenais kitų toliau veiklų gimsta apsupti tos erdvės energijos. Tai yra, aš tiek mačiau įgyvendintų svajonių, tiek gyvenimo pokyčių, kuriuos lydėjo eterinių aliejų kvapai. Ir galbūt truputėlį prisidėjo postūmis iš manęs, nuo vienos žvakės tūkstančiai kitų užsidega. Viena įgyvendinta svajonė ir drąsa, ir ryžtas, ir tas toks, kaip čia sakyti, neatsiprašanti drąsa svajoti virš bambos. Ar turite tokių svajonių, kur atrodo šuolis aukščiau bambos? Tai žinokite, kad tos svajonės kviečia jūs augti. Ir tas augimas ir tas ėjimas link svajonių privers jūs išgydyti savo vidinės traumas, ne tik savo, o visos giminės. Mes šiandieną pakalbėsime apie tai, kaip aromatai iškelia ne tik mūsų individualias traumas, barjerus, kompleksus, bet taip pat ir giminės programas, giminės traumas ir įrašus. Ar galite dabar greitosiomis perbėgti mintimis savo tėvų, senelių, prosenelių gyvenimą ir pagalvoti, ar jūs žinote kažką apie didžiausias jūsų giminės tragedijas. Pavyzdžiui, mano giminėje buvo tremtis į Sibirą. Mano tiek močiutė, tiek senelis iš tėvo pusės, jie jau tremtyje ir susipažino. Iš jų šeimų buvo atimta žemė,
Tai yra didžiulė trauma, kai iš tavęs atima tavo žemę, tavo namus, tavo viską, ką per gyvenimą užkaupiai, ką tavo seneliai, tėvai ir pats dirbai nuo vaikystės, taigi viską atima ir tave išveža kažkur ir išmeta išgyventi. Ir mano seneliai tai patyrė. Ir mano močiutė su seneliu susitokė tremtyje, susilaukė vieno sūnaus, susilaukė antro sūnaus. 3 kartus bėgo iš Sibiro, kol pavyko pasiekti Lietuvą tik iš 3 karto. 2 kartus pagavo ir grąžino į Sibirą. Ką jie tame procese išgyveno, ką patyrė ir kokius tai pėdsakus paliko. Ir beje, tam tikri įdomus pėdsakai tiek mano tėčio, tiek dėdės charakteryje juntami ir matomi. Ir savotiški charakterio panašumai, bendrumai ir tam tikri toliau instinktai įdėti, kad išlyginti pusiausvyrą ir atkurti tą teisybę ir išgydyti tas traumas į kiekvieną sekančią kartą, kol galutinai ta trauma bus išgydyta. Ir tai nebūtinai vyksta visas procesas per vieną kartą. Nebūtinai per tą kartą, kuri patyrė traumą. Kiekviena karta nueina tokį kelią, kokį yra pajėgi. Kiekviena sekanti karta, atsiremdama į tą laiptelį, kurį gavo iš savo tėvų ir senelio, eina toliau. Ir jūs kaip jaučiatės? Ar norite savo vaikus iškelti kuo aukščiau, kad jie nuo kuo aukščiau nuo jūsų įdirbio atsispirtų? Tai, kad iš mūsų ankstesnių kartų tiek per valiutų keitimą, tiek per valdžios pasikeitimą, tiek per viso turto nusavinimą buvo viskas atimta ir visi buvo priversti gyventi mele, buvo priversti gyventi apsimetinėdami, bijodami, baimėje, priespaudoje, paliko tam tikrus pėdsakus, dideli neigiami nusistatymai yra į verslumą, į pinigus, į uždirbimą, į iniciatyvą privačią. Taigi spekuliantai, atsimena tą žodį, koks atspalvis, kokia energija tebėra šitame žodyje spekuliantas. Ir visą šitą bagažą mes nešame savyje ir arba mes išgydysime jį savyje, ir savo vaikams perduosime švaresnį lapą ir naujas ir iš to atsiveriančias galimybės. Arba perduosim visą šitą košę ar deguto statinę savo vaikams, kad brangieji, ko aš nepadariau, padarykite jūs. Mes kaip tėvai, ką norim duoti savo vaikams? Aš dar nėščia būdama, turėdama retą genetinę ligą, pirma ir vienintelė giminėje. Ir iš fizinės pusės labai bijojau, kad vaikas gali paveldėti, bet nebuvo jokių būdų patikrinti, ar tam iš viso net tikimybė yra, ar aš tiesiog vienetinis retas atvejis, ar tai iš viso genetika, nes nebuvo galimybių tai įrodyti. Ir tuo pačiu suvokiau, kad aš esu savo giminės tąsa, šaka. Ir tęsinys giminės istorijų, dar viena Santa Barbaros serija, tęsianti tam tikras istorijas, prasidėjusias toli nuo manęs. Ir žinojau savyje turinti didelį emocinį bagažą ir žinojau, kad didelę dalį jo perduosiu savo vaikui. Ir planuojant vaiką, planuojant nėštumo pradžioje, aš kaip ir tokiai gilioje meditaciniai būsenoje, tokiai ryšio su kūrėju būsenoje, ir ką tik perskaičiusi istoriją, kaip Tibeto lamos per iniciacijas perima dalį savo mokinių karmos ir paskiau ją nuo savęs, kaip išperka išgrynina per fizinį skausmą, patys bambuko lazdeles atvodami daugybę kartų non-stop per dieną, kol ten tiesiog nepraeinantis, maudžiantis, dūzgiantis skausmas kojose jaučiasi pas juos. Ir tuo metu tokia atsivėrusios širdies ir sąmonės būsenai pasiunčiau intenciją kūrėjui, kad leisk man mano košę išsisrėpti, kiek tik tais jos galiu. Ir tuo metu pagalvojau, aš jau vis tiek ką tik nustojau vaikščioti, įsigijau vežimėlį. Koks skirtumas, jeigu man labai skaudės kojas? Jeigu galima, prašau, kiek galima tos košės leisti man tokiu būdu, per skausmą būtent kojų srityje išgryninti, išpirkti. Ir žinote ką, kelių dienų bėgyje pirmą kartą gyvenime kilo alergija. Aš nesu niekam alergiška, nebuvau niekam alergiška, pirmą kartą gyvenime tai ištiko. Dabar aš žinau, kokios buvo priežastys fizinėme lygmenyje, bet įdomu, ar manifestuotis būtent tokiu būdu, toje vietoje, nes būtent kojose
tiesiog didžiulė alergija, visa oda degė, skaudėjo kaip nuplikyta verdančių vandenių, gulėti skaudėjo, sėdėti skaudėjo, buvo didžiulė nepraeinanti, maudžianti, dūzgianti kančia. Ir tai kartojasi epizodiškai ir visą nėštumą, ir po nėštumo, kol išsiaiškinau, kas fiziniam lygmenį sukėlė tą alergiją ir tą momentą pakoregavau, bet tuo pačiu ir su dideliu dėkingumu priėmiau tą skausmą, tą galimybę, nes tai buvo būtent tai, ko aš paprašiau. Kas iš jūsų sutinkat ir norit su mielu noru, bet kokiais būdais, išsisrėpti savo košę, išsigydyti savo emocinį bagažą, savo traumas, savo tėvų, senelių, giminės, visų, ką reikės, kad tik tai savo vaikams duoti kuo geresnę pradžią. Kiek pas jūs va šitos intencijos yra? Ar jin būtų tokia stipri, kad kūrėjas jūs išgirstų ir leistų tam įvykti? Nors kita vertus, jūs jau čia, jūs jau klausotės šios paskaitos ir jūs jau atėjote išgirsti apie metodą, kuris leidžia išgydyti mūsų emocinį bagažą. Pradedam? Neriam? Kiek giliai norite nerti? Neparašėte čate. Pasidalinsiu savo skaidrėmis. Taip, man reikia šitai padaryti ir tada pasidaryti mūsų skaidrės. Prašau, net susakau jau į pradžią. Taigi mūsų šiandienos tema yra aromapsichologija sielos gydymui. Gerai, poetiškai pasakiau sielos, todėl kad tas emocinis bagažas yra daugiau negu vien tik mūsų. Tai apima mūsų visą giminės liniją ir galbūt ir sielos atsineštą praeitų gyvenimų liniją, tą visą bagažą, kuris yra idealiai dera su mūsų giminės patirtimi, traumomis ir patirtimis, todėl mūsų siela ir inkarnavosi būtent šitoje giminėje. Aš atsiprašau, jeigu kažkam kategoriškai reinkarnacijos idėja nepriimtina, tiesiog išfiltruokite, atmeskite tai, ko jūs negalite priimti, kas prieštarauja jūsų įsitikinimams, perfrazuokite tai savaip, gal galia kūrėjas nebe priežasties atsiuntė mus kaip sielą gimti būtent šioje šeimoje, būtent šioje giminėje, būtent šioje kartoje, būtent šitos šeimos toje vietoje, kaip vyriausia dukra, jauniausia dukra, vidurinė ar vienintelė. Ir pradėkime nuo to, pradėkime nuo emocijų reikšmės. Užsiminėt mūsų pradžioj, kad norėtumėt išmokti, suprasti, panaudoti aromatus, eterinius aliejus ne tik gerai emociniai savijautai, bet ir fiziniams tikslams, reikmėms. Bet viskas prasideda nuo emocijų. Didžiąją dalį sprendimų mes racionalizuojame, mes sugalvojam protingus paaiškinimus, kodėl kažko negalim arba kodėl mums kažko reikia, bet tikroji po apačia glūdinti priežastis visada yra emocinė. Arba noriu, arba bijau, arba kažkuo kompensuosiu kažką tai, arba sukursiu, arba duosiu savo kažką, ko man stinga. Arba sukursiu įspūdį, kad gaučiau tai, ko noriu iš aplinkinio pasaulio, arba apsaugosiu save nuo to, ko bijau. Ir mūsų, kokios yra priežastis, kad atrodo dvyniai vienodom sąlygom gyvenantis, vienos sveikatos išeigos bus vienokios, kito kitokios. Genetiškai jie identiški, gali augti vienodoje aplinkoje, bet truputį skirtingos gyvenimo pamokos, skirtingos reakcijos kiekvieno, šiek tiek išsiskiria jų patirtis, galiausiai išsiskiria jų įvykiai patiriami gyvenime, jiems priimant atskirus skirtingus sprendimus ir jie patiria skirtingus stresus, skirtingus vidinius išgyvenimus ir nepaisant to, kad genetiškai jų polinkiai vienodi, jų organizmai vienodi, bet pas vieną sveikata vienaip, sakykime, su amžiumi sudyla, o pas kitą šiek tiek kitaip. Ir dabartiniai mokslininkai, medikai pradeda atsigręžti į tą temą. Ir esu bendravusi su moterimi, kuris susirgusi onkologiją savo gydytojo, paklausė, ar mano mityba iš vis gali turėti kažkokios įtakos mano sveikatos tolimesniai eigai. Ir jie pasakė, ne, mityba čia visiškai neturi įtakos. Klausykit, mes sąmoningi, protingi žmonės.
jeigu dėsi į save šlamštą, statysi savo kūną iš šlamšto ir būsi šlamšto krūva. Ar tai tikrai neturi jokios įtakos sveikatai? Nu, gal tiesiogiai vėžio gydymui ir nepasakysi, kad mityba būtų atsakymas čia ir dabar ir iš karto duodantis rezultatą, bet kad turi įtakos, tai be abejo. O stresas, jeigu įsigilinti į tai, kaip fiziologiškai mūsų organizmą paveikia emocijos, mes suprastume, kad tai nėra, žinot, žmonės įsivaizduoja, va yra fizinis kūnas, va yra mūsų minčių lygmuo, protas, čia yra mūsų mintis. Jos nesusijusios su tuo, kas vyksta kūne. Ir yra emocijos, kuris yra iš viso toksai dalykas, į kurį reikėtų kreipti mažiau dėmesio, nes žmogus, kuris yra labai emocionalus, priima sprendimus remdamasis savo emocijomis, tiksliau parodydamas per daug savo emocijų, per prastai užmaskuodamas ir racionalizuodamas jas. Laikomas nepatikimu, isterišku ar dar kažkokiu tai vaikišku, o va tas, kuris racionaliai viską apsvarsto ir sprendimus priima protu, tai jau tas yra teisingas. Tas, kuris savo protu, savo valia sugeba nepaisyti savo kūno, miegoti tik 5 valandas per naktį, dirbti ten, pamiršdamas pavalgyti, va tas tai didvyris darbo yra, ne? Bet iš tikrųjų, ar tai žmogus gyvenantis, kuriantis savo sveikatą ar ligas? Ir aš džiaugiuosi, dalyvauju įvairiuose tarptautinėse konferencijose, samituose, konsiliumuose, kiek dabar internetu visko yra prieinama, kiek prie visko gali prisiliesti. Jeigu tik esi atviras ir ieškai tos informacijos, visa prieinama. Jos mūsų formalioji, nei medicina, nei švietimo sistema mums neduoda, bet jinai nėra ir paslėpta nuo mūsų. Tik pastaraisiais metais sveikatos informacija buvo cenzuruojama labai smarkiai, bet tai jau sulaukė atoveiksmio ir dabar tai sprendžiasi. Tai tikiuosi ateityje bus kažkokia geresnė pusiausvyra ir geresnės priėjimas prie informacijos. Nebus diskredituojami tikrai geri specialistai vien dėl to, kad jų nuomonė nesutampa su oficialia pozicija. Bet atsiranda vis daugiau sąmoningų specialistų, kurie vadovaujasi naujausiais tyrimais ir daro naujausius tyrimus ir dalinasi savo praktikų rezultatais. Ir nes visi naujausi tyrimai, ką sužino apie sveikatą, apie mediciną, apie organizmą, apie vaistų poveikį, apie mitybą, ką tik tais nori, į klinikinę praktiką patenka po jų atradimo tik maždaug po 70 metų. Čia tokia apytikslė statistika. O yra specialistų, kurie šaukia apie tai, kas yra naujausia informacija, ką mes jau žinom ir jau galėtume taikyti čia ir dabar. Bet tada lieka mūsų atsakomybė juos susirasti, įsiklausyti, įsiskaityti, išgirsti ir panaudoti savo gyvenime kaip profilaktiką, o ne ligų gydymą. Ir dabar dar grįžkime prie to momento, kad, tas žmogus labai emocionalus, jisai nesugeba sprendimų ten racionaliai priimti, ar ne? Tarsi nurašomos emocijos kaip visiškai toksai neaktualus dalykas. Kiekviena mintis generuoja tam tikrą emocinę reakciją, nes ir jinai, kūno emocija vyksta kūne, kaip kūno fiziologinė adaptacija kažkokiai suvoktai situacijai, grėsmiai galbūt. Ir mes čia matome infraraudonųjų spindulių kamerą nufotografuotą įvairių emocijų metu, vien kaip keičiasi kraujagyslės ir kraujotakos pasiskirstimas, kaip atrodo žmogus depresijos būsenoje, ar ne, kaip pas jį viskas sulėtėja, sustingia, visi gyvybiniai procesai, visų ląstelių maitinimas deguonimi ir maistinėmis medžiagomis, nes jisai atšalęs. Ir koks, sakykime, kaip netolygiai yra pasiskirstęs tas visas kraujotaka pykčio metu. O kaip žmogus tolygiai visas šiltas yra, kai jaučiasi laimingas, žiūrėkit kokia ir galva ryški, šviesi ir širdies plotas, ir jie harmoningai dera. Tai tiesiog matome, kad vien per kraujotaką, per kraujagyslių tonusą, išsiplėtimą ar susitraukimą, kaip reaguoja kūnas į emocijas. Vadinasi, emocijos
yra materialios, jos vyksta kūne, kaip kūno reakcijos ir jų negalima ignoruoti. Galbūt mes emocijas suvokiame kaip tam tikrą tiltą tarp kūno ir proto komunikavimo. Kai mes emocijomis reaguojame į kažkokią mintį, vat vidury nakties atsibudau ir prisiminiau, kad labai stipriai vėluoja mano brangus užsisakytas siuntinys, kad jis kažkur pastrigęs muitinėje, negaunu jokių žinių antrą mėnesį. Ir staiga taip sustresavau, pradėjau mąstyti, gal reikia išsiaiškinti kontaktus, gal reikia rašyti laišką ten kompanijos vadovams, gal reikia ieškoti pačiai galų, gal reikia triukšmą sukelti, pradėjau piktintis. Ir mano kūne iš karto momentaliai tiesiog jutau, kad mano energijos daugiau atsirado viršugalvyje iš kažkokio išsisklaidymo, mieguistos būsenos. Staiga čia aktyvacija, kvėpavimas iš karto pasikeitė, širdies ritmas pasikeitė, kūnas prisipildė kortizolio ir jau apie miegą artimiausias porą valandų net kalbos nebėra. Ir muišiausi ir trukdžiau miegoti savo vyrui porą valandų vidury nakties, nes prisiminiau, kad yra problema, kurią nežinau kaip spręsti. Mūsų kiekviena emocija, mintis išprovokuoja emociją, tai yra tam tikras vertinimas tos minties ir informacijos, kuri pati savaime buvo neutrali. Ir staiga mūsų kūnas pereina į kažkokį režimą, ar ne? Mano kūnas reaguodamas į mintį, tarsi tai būtų čia ir dabar. Įvedė mane į kovinę parengtį, kad eiti ir tenais, nežinau, pasibarti, pakovoti už tai, kad mano tas siuntinys kažkodėl tai, už ką aš sumokėjau, man nepristatytas. Ir realiai mano kūnas pasiruošė eiti ir kovoti čia ir dabar, vidury nakties, nors neplanavau to daryti. Ir turbūt visi galit prisiminti tokių momentų. Mokslininkė Candace Pert, parašiusi knygą Molecules of Emotions, būtent gavo Nobelio premiją už tai, kad jinai atrado emocinių molekulių receptorius ant ląstelių ir pačias emocijų molekulės. Ir jinai labai aiškiai pademonstravo, kaip keičiantis emocijoms, emocinėms būsenoms, tai yra mūsų emociniam vertinimui į mintį, į atėjusią informaciją, į situaciją, kaip kūnas išskiria visą kaskadą neuropeptidų, kurie su kraujotaka ir per nervų sistemą pasklinda po visą kūną. Ir receptorius šitoms emocijų molekulėms turi ne vien smegenys ten viduje kibirkščiuojantis, bet receptoriai yra žarnyne, yra širdyje, yra imuninės sistemos ląstelėse, galimai net odoje, kepenyse, visur. Kiekviena mūsų kūno ląstelė gauna informaciją per mūsų emocijas, į kokį režimą įeiti. Ar gaminti oksitociną, apsikabinimo, meilės, švelnumo, prieraišumo hormoną, ar gaminti kortizolį, streso, kovos, baimės hormoną, ar gaminti adrenaliną, kad sukeltume gebėjimą staigiai reaguoti, staigiai sukelti energiją, staigiai paduoti energiją į raumenis ir cukrų. Ar mums reikia gaminti dopaminą, pasitenkinimo hormoną, nes padarėme kažką gero ir mums savo malonaus, kažką pasiekėm. Ir dar iš kitos pusės, iš kito kampo apie tai, kiek yra svarbios mūsų mintys ir emocijos, yra matematikos instituto, HeartMath Institute, atlikti tyrimai, kurie parodė, kad teigiamos, kad visų pirma širdis turi 4000 kartų stipresnį elektromagnetinį lauką negu smegenis ir yra daugiau jungčių siunčiančių informaciją iš širdies į smegenis, negu kad atvirkščiai, ir kad teigiamos emocijos, kai mes patiriame dėkingumą, džiaugsmą, meilę, jos suderina širdies ritmą, suderina širdies ir smegenų tarpusavio tą pulsaciją, tą elektromagnetinius laukus, bangas, spinduliavimą. Ir tada pasiekmėje, kai atsiranda širdies ir galvos harmonija ir pusiausvyra, o didžioji dalis žmonių ir baisiausia, kad moterų gyvena visiškai atkirsta. Ne šiaip sau skydliaukė daug kas sergačiau. Pažeistas energetinis centras, kuris yra tiltas tarp galvos ir širdies. Kai mes pereinam į būsenas, tiesiog emocijų pasiekmėje galime suderinti širdį ir protą, o iš tos reakcijos pasiunčiamas harmonizuojantis signalai visoms organizmo sistemoms,
ir kūnas eina į labai darnų, harmoningą, efektyvų darbą ir funkcionavimą. Ir atvirkščiai. Neigiamos emocijos sukuria nervų sistemoje chaosą, išderina ne tik vibracijas, išderina visas organizmo funkcijas ir įsivaizduokit, kad šveicariškam laikrodyje dantračiai staiga skirtingų ritmų pradeda eiti ir nebesutampa ir dėvisi, brūžinasi, stringa ir jau mūsų sveikata ilgai tokios būsenos neatlaikys. Kai mes jaučiame baimę, kai mes jaučiame stresą, kai mes jaučiame įtampą, mes visą gyvybinę energiją nukreipiame kovai arba bėgimui, nes, jeigu jūs vejasi kardadantis tigras, kokį procentą savo jėgų norite nukreipti bėgimui, o kokį procentą pasiliksite imuniniai sistemai, nes jūs ten biškį slogą turite ar viduriuojate truputį. Žinot, ta sloga ar tas viduriavimas bus to tigro problema, jeigu jis jūs pagaus. O jums dabar jau visiškai tai nebeaktualu, išjungiam imuninę sistemą, išjungiam regeneraciją, išjungiam ląstelių dalinimąsi, detoksikaciją, atsinaujinimą, hormonus, dauginimąsi, išjungiam. Taigi žmonės iš baimės apsišlapina, ar ne, kažkam, nes tiesiog paleidžiam, nebekontroliuojam, nebelaikom, paleidžiam bet kokią įtampą, kad tik tais 100% visų jėgų nukreipti į išgyvenimą. O kai žinosim, kad stresas praėjo, yra saugu, išdrebėsim, išsipurtysim, atsimenat po didelio streso, kaip kūnas dreba, kinkos dreba, nebegali stovėti, reikia prisėsti, kad nenugriūtum, rankos visos tirta. Tai yra streso paleidimo reakcija. Aš kaip pabudau po gimdymo, man pilną narkozę darė ir Cezarį, nes tokia vaiko padėtis buvo ir mano sveikatos būklė, kad neįmanoma būtų buvę pačiai pagimdyti. Tai mano kūnas tokį šoką ir stresą patyrė, kad išeinant iš narkozės drebėjo visas iki tokio lygio, kad tai buvo nepaprastai tiesiog skausmingi traukuliai. Ir kol aš apšilau, kol nusiraminau, kol atsipalaidavau, prireikė nemažai laiko. Visos šeimos apsupty, apkabinta, sušildyta, išėjau iš tos būsenos. Taip kaip ir šita antilopė, jeigu pabėgs nuo gazelės, jinai padrebės kurį laiką, išpurtys visą stresą ir tai nepaliks joje ilgalaikės traumos. Tai netaps jos bagažu. Pamiršau vandens atsinešti. Mes numatyti trumpalaikiam stresui. Trumpalaikis stresas mus mobilizuoja, taip kaip ir pastovus susidūrimas su patologinėmis bakterijomis, virusais, tik tais palaiko mūsų imuninę sistemą labai geroje formoje ir priverčia kūną nuolat atsinaujinti, atsišviežinti, apsivalyti, bet chroniškas stresas yra visai kas kita. Praeisiais metais mano ugniukas sūnelis turėjo problemą, sakykime, supainiojom, galvojom, kad pas jį tiesiog kokia nors infekcija, skauda gerklytę. Bet taip tai užtruko, taip nepraeina, taip prasidėjo dar priedo, jam taip skaudėjo gerklę, jisai taip bijojo eiti į mokyklą ryte, sakė, aš nepajėgsiu mokytis, man labai skauda, aš negaliu ryti, jis ten verkdavo ar šarodavo rytais, tada likdavo namuose, atsipalaidavus, nurimus, praėjus stresui, į pavakarį jis jau liktais geriau jaučiasi, jau planuojam kitą rytą, kad vesim į mokyklą, susidedam kuprinę, ryte jį pažadinam anksti ryte ir vėl ašaros, vėl skauda gerklę. Gerai, bet taip ir būna, ar ne, kai skauda gerklė, rytais ją labiau skauda. Duodu jam čiulpinukus, darau raindrop masažus, ką tik tais nedarau, vitaminus duodu, tiesiog darau viską, kas įprastai padeda greitai pasveikti ir absoliučiai jokio efekto. Ir galvom, kame reikalas? Vyrui trūko kantrybė, išvažiavo į ligoninę. Ji ten apžiūrėjo, palaikė ir galiausiai po kurio laiko, taip ir neradus sprendimo, po biškį darant tai vieną, tai kitą tyrimą, tiesiog pagerėjo. Ir jį išleido namo, nes galva nustojo skaudėti. Gerklė toliau skauda, toliau jis man praleidinėja mokyklą. Okay. Tada nueinam pas privatų specialistą, jam sukiša per nosį kamerą, apžiūrė, sako, jo, greičiausiai rūgštinis refliuksas, per naktį tenais pakyla rūgštis, išgriaužia stemplę, dėl to jam rytais taip skauda gerklę. Davė ten čiulpinukų, kad padengti stemplę, sako, per savaitę jinai pati atsistatys, viskas bus gerai, tik tais prieš miegą nustokit valgyti ir gerti, kad tas refliuksas tiek nesukiltų per naktį. Okay, tai sugriovė mūsų vakarinės arbatos ritualą,
Bet tuo pačiu, nugi nebuvo to refliukso. Taip, tėtis mano visą gyvenimą su refliuksu kenčia. Turėjau ir aš problemų su skrandžiu, kai anksčiau, kai gyvenau, daugiau streso jausdama. Bet jau daugybę metų šitos problemos nebeturėjau. O kame reikalas? Ir paskiau vėlgi situacija išsirišo, pasiekė kritinį tašką, kai vaikas galiausiai išsipasakojo, kad labai stresuoja, nes sėdi mokykloje vienam suolė su berniuku, su kuriuo nesutarė. Ir jis labai dėl to laiko savyje daug įtampos, daug streso. O mokytojai buvo patogu juos laikyti kartu. Nes Ugnius kaip tik tramdė tą berniuką, neleido jam per daug plepėti, atsisakė su juo plepėti, nes norėjo į pamoką susikaupti, o tas berniukas jį blaškė ir trukdė. Kai mes jau reikėjo ten išsireikalauti, išsiginčyti su mokytoja, su direktoriam, kad perkeltų vaiką, kad nebestresuotų jo tiek, persodintų, staiga pas Ugnių refliuksas dingo. Ir jokių refliuksų gydyti nebereikėjo, kai mes prisikapstėm iki emocinės priežasties ir ją pašalinom. Tad ilgai laikomas stresas, virškinimo problemos, rėmuo, opos yra tiesiog streso pasiekmė, bet vieni žmonės stresą vienur pasideda, vienaip į jį reaguoja, vienur laiko, vienaip įsitempia, kiti kitaip. Ir tai tam turės įtakos ir aplinkybės, ir situacija, kuriuose žmogus tą stresą patiria, ir kažkokios papildomos lydinčios specifinės emocijos, ir praeities patirtys, ir genetiniai polinkiai, bet štai įvairiausi simptomai, kurie realiai visi vienu metu vyksta, tik tais vienur greičiau susidėvės ir atsiras liga, o kitur galbūt ilgiau užtruks. Tikriausiai jūs spėjate ir perskaityti, kuo mums pakenkia ilgalaikis chroniškas stresas ir ar su kažkuo iš šitų simptomų susidurėte ir galite surišti tai su patiriamu stresu. Ir tai va klausimas buvo pradžio užduotas vienos iš dalyvių šiandieną, kaip išmokti eterinius aliejus naudoti ir fizinėms reikmėms. Tai žinokit, jeigu mes pašalinam emocinės priežastis, tai dalies fizinių nebereikės spręsti. Jos tiesiog arba nekils, arba išsispręs. Pas manęs labai daug kur fizinius iššūkius pavyko sugretinti, išvesti paralelę su kokiom emocijom išgyventom tai susiję. Ir jeigu tas emocijas sprendžiasi, ta fizinė problema irgi sprendžiasi. Aišku, jeigu ta problema jau sukėlė kažkokią degeneraciją, kažkokius pažeidimus audinių, jiems reikės laiko atsistatyti ir jiems pravers pagalbą atsistatyti, kad gautų visas reikiamas medžiagas, kurių reikia atsistatymui, gal laikinai kažkokį tvarstį uždėti vienokią ar kitokią formą, kad sudaryti pačias geriausias sąlygas veikimui, bet reikia pašalinti priežastį. Tad taip, apie kiekvieną eterinį aliejų yra daugybė informacijos, kuris veikia kaip, kuris antibakterinis, antiparazitinis, antivirusinis, kokios bakterijos gram teigiamos, gram neigiamos, stafilokokai, kokiems eteriniams aliejams jautrus, kas, kaip, ką veikia, kurie eteriniai aliejai, kurios hormonus veikia, kurios organus, kokias organizmo sistemas į kurią pusę gali paveikti, bet tiesiog paimkite savo eterinių aliejų kolekciją, pauostykite, raskite, kuris aromatas šiuo metu jums yra laimės kvapas. Va tiesiog su tokiu užduotimi pauostykite savo aromatus. Man šiuo metu laimės kvapas yra Pink Champagne mišinys. Tiesiog kažkas neįtikėtino, nerealaus, aš jį kaip pirmąsyk pauošiu. Man pasirodė labai tinkamas jo pavadinimas, rožinis šampanas. Alkoholio nevartoju, tai čia mano alternatyva, sakykime, tapo. Nors efektas, aišku, visai kitas, galbūt taip simboliškai įsivaizdavau, kaip mane turėtų, kodėl žmonės šampaną turbūt vartoja, nes vartoja per šventes, sveikindami, švęsdami kažką nuostabaus. Ir šitas mišinys Pink Champagne man šiuo metu yra laimės kvapas. Jums galbūt kažkuris kitas. Čia yra daug citrusų ir dar priedo jazminas. Tai efektas manęs nestebina. Štai. Nuostabus aromatas. Tai tiesiog raskite, kuris aromatas jums šiuo metu yra resursinis, kuris jūs perveda į tokią būseną, kurioje jūs atsipalaidavę ir laimingi. Ir tai bus tokia nuostabi
prevencija, profilaktika psichosomatikai. Aš labai mėgstu knygas ir turiu visą kolekciją, net keletą skirtingų knygų, kurios gilinasi į emocijų ir fizinio kūno ir kūno negalavimų ryšį ir kaip kūnas saugo savyje trauminės emocijas. Mes kalbėjom, kad tas trumpalaikis stresas, kai tiesiog reikia staigiai sureaguoti ir kažką išspręsti. Bet mes nesam bejėgiai, mes galim bėgti, galim kovoti, galim pasibarti, galim apginti savo interesus. Ne, tai netrunka per ilgai ir mes nesijaučiam bejėgiai, sugebam tą situaciją įveikti arba bent jau kažkaip iš jos išeiti, nepalieka trauminių pasiekmių. Bet yra situacijos, kurios tam tikri kriterijai yra, kurie lemia, jog situacija palieka trauminį įrašą visam laikui įrašytą mūsų ne tik energetinėje sistemoje, ne tik pasąmonėje ir emocinėse reakcijose, bet tiesiog fizinėje, ląstelinėje atmintyje. Ir mūsų kūnas, knygos pavadinimai labai stiprus ir viską pasakantis kūnas mena viską. Ir saugo, ir laiko tą atmintį, karta iš kartos, perdodant ją toliau, kol mes pajėgsime tai iškelti ir išgydyti. Ir įstrigusių emocijų, jeigu pažiūrėsim per tokią energetinę, gyvybinės energijos prizmę. Jinai turi kaip upė tekėti ir aprūpinti kaip upė, savo vandenimis, pamaitinti visus augalus, o jeigu kažkur vanduo neateina, arba gyvybinė energija tenais, viskas nuvysta. O traumų ir įstrigusių emocijų energija yra žema vibracija. Įsivaizduokit ledukas, užtvanka. Ir jinai sutrikdo gyvybinės energijos tėkmę, ta kažkur laikoma sandėliuojama žemos vibracijos energija. Ir iš pradžių sukelia gyvybinės energijos tėkmės sutrikimus. Ir galima tiesiog labai lengvai tą diagnozuoti, išspręsti šitam lygmenį. Po kažkurio laiko tai jau virsta kažkokiam pasąmoniniam apsauginiam programom. Būdais, kaip reaguoti, kad save apsaugoti nuo traumos pasikartojimo, kas nėra pačios sveikiausios, harmoningiausios, išmintingiausios reakcijos. Bet jeigu suveikia, tai tiek to, kad ir kokia to kaina būtų. Galima mokėti net ir didžiulę kainą, jeigu tai, ko bijai, tau yra dar nors trupučiuką reikšmingiau. Na, o su laiku kyla ir fiziologiniai pakitimai. Tos kūno vietos, tie organai, tie audiniai labiau dėvisi, negali atsistatyti, negali regeneruotis ir galiausiai ten įvardinam jau kaip ligą. Dar viena nuostabi knyga, Bradley Nilsson, yra The Emotion Code, apie kūne įstrigusias emocijas, ką jos sukelia, kaip jas išlaisvinti, kad atkurti tą sveikatą, meilę ir laimę. Ir čia tiesiog keletas pavyzdžių, kaip mes linkę būtent raumenų įtampose laikyti tam tikras emocijas, tiksliau į kokias emocijas, kokių raumenų įtampą pirmiausia reaguojam. Ir čia yra pradinė reakcija. Atsakomybės našta užgula mūsų pečius ir mes čia sukėlę, įsitempę, pasiruošę veikti, dirbti kaip arkliukai, kaip jautukai, laikom įtampą. Kiekviena dalis, kiekviena raumenų grupė čia paminėta, realiai atitinka energetinius centrus, čakras, jeigu per rytų filosofijas, per žinių tą prizmę pažiūrėtume, nes čia gerklės čakra susijusi su komunikacija, su saviraiška, su autentiškumu ir užgniaužta saviraiška, žiūrėkim, pas mus pirmiausia kaklo įtampa sukelia, užblokuoja čia, sutrikdo gyvybinės energijos ir kraujotakos pratekėjimą laisvą ir tada išbalansuoja tai, ką ta gyvybinė energija ir kraujotaka būtų maitinusi, kur būtų nunešusi savo gyvybinę energiją. Ir didžioji dalis mūsų traumų yra sukaupta asmeniniu vaikystės periodu ir ne tik todėl, kad mes esame jau visų pirma imlesni. Smegenys tuo metu nuolat didžioji dalis smegenų bangų generuojamų yra teta bangos, tos lėtos bangos, kurios leidžia labai daug greitai išmokti, įsiminti, labai greitai adaptuotis šitame pasaulyje, perprasti, išmokti, suprasti gyvenimo šiame pasaulyje taisyklės ir taip pat išmokti kalbą. Kūdikiui išmokti reikia nerealiai daug per pirmosius metus.
Todėl jisai kaip kempinė, necenzūruojant, nes neturi su kuo palyginti, viską priima, kaip čia sakyti, už gryną pinigą ir viską įrašo į save ir tiesiog prisitaiko, kad išgyventi. Jeigu kažkoks elgesys veikia ir gauni, ko nori, arba apsisaugai nuo to, ko bijai, ko nenori, kas skausminga, tas įrašoma į tiesiog kaip charakteris tampa. Ir tokie buvo įdomus tyrimai atlikti su žydų tautybės žmonėmis, su patyrusiais genocido, su koncentracijos stovyklas, visą siaubą ir išgyvenusiais, ir gyvenusiais kitose pasaulio kampeliuose ir su šituo nesusidūrusiais, tyrė juos, tyrė jų vaikus, tyrė jų epigenetinius markerius ir pamatė, kad aplinka, ypač ankstyvos traumos, kaip sakiau, vaikystėje giliausiai įsirašom traumas ir daugiausiai jų prikaupiam, ir labai didelis stresas veda į visam gyvenimui išliekančius molekulinius pakitimus per epigenetinės modifikacijas, kurios pakreipia organizmą sveikatos arba ligos kryptimi. Tie molekuliniai pakitimai ir epigenetinės modifikacijas, kas tai yra? Įsivaizduokit šitas bačkutes paveikslėlėje kaip jūsų genai, tai sakykime, tai yra daug genų susukto, suarchyvuoto, ne spiralė, tankiai susukta. Ir čia mes turime tą histono tokią juostelę uodegėlę, čia yra archyvavimo metodas ir ant jos yra šitie histonai, tos mūsų tokios molekulės, kurie gali būti, kaip čia angliškai, methylated arba ne methylated. Tai kai mes turime labai tankiai sudėtus tos epigenetinius markerius, žiūrėkit, mūsų genas, va šita geno dalis yra labai stipriai susukama, suarchyvuojama ir nebeatidaroma, nebeskaitoma. Vadinasi, šito geno tam tikros programos yra išjungtos. Sakiau, kad didelio streso metu mes nesivarginam su imunitetu, su atsinaujinimu, regeneracija, su, tarkim, pakitusiu, mutavusiu ląstelių onkologiniu ieškojimu ir naikinimu, šalinimu, užsiimtų stipriai imuninė sistema. Dalį programų, kurios nėra esminės išgyvenimui čia ir dabar, mes tiesiog nebevykdome ir jų nepaleidžiame vykdyti nuo pat programinio kodo. Tiesiog tą programinio kodo dalį paliekam suarchyvuotą, uždarytą ir ta knyga iš bibliotekos neįmama ir neskaitoma. O čia, kur mes turime žalią pavyzdį, kur mūsų genas tarsi įjungtas, knyga iš bibliotekos paimta, atversta, skaitoma ir jos instrukcijos vykdomos. Čia yra, kai nėra trauminių įrašų. Taip yra suprantamas trauminiai įrašai, kurie yra užrašomi, jie nekeičia paties geno, jie keičia epigenetinius markerius, įrašus, kuriuose saugoma tam tikra informacija, kuri keičia genų raišką, kurios knygos iš genetinės bibliotekos įmamos, skaitomos ir instrukcijos vykdomos, o kurios ne. Ir tikriausiai nenustepsite, kad dideli stresai, didelės traumos pakreipia organizmą būtent ligų link. Nes, kaip sakiau, streso metu išjungiamos išgyvenimui nebūtinos funkcijos, kaip regeneracija. Ar ilgai gali gyventi su prislopinta regeneracija? Turbūt trumpiau negu su pilnai įjungta. Logiška. Ir dabar apie tą paveldėjimą karta iš kartos. Užrašėme mes epigenetiniais žymekliais, pakitimais kažką į ląstelinę atmintį. Ir visos mūsų ląstelės šitą informaciją turi. Taip pat ir lytinės ląstelės, kurias mes panaudosime naujos gyvybės sukūrimui. Ir mūsų vaikelis gims jau su mūsų praeities įrašais. Mūsų įrašais, įrašais gautais iš mūsų tėvų ir gautais iš senelių ir iš prosenelių. Biblijoje parašyta, kad už tėvų kaltes vaikai baudžiami 3-4 kartas, o dorybėmis užsitarnauti palaiminimai lydės 1000 kartų. Ir tai yra Dievo malonė ir meilės mums išraiška. Vadinasi, mums duodama laiko ir galimybė per kelias kartas tiek savo ydas, kaip čia sakyti, išsivalyti, išgydyti, pakeisti ydingas charakterio savybės prieš nukertant tą giminės šaką. Mums duodama laiko, kaip čia sakyti, ne tai, kad išpirkti kaltes, bet išgydyti savyje tam tikrus polinkius, savybės, emocijas, žaizdas, traumas, tam, kad taptume
sveiki ir atstatytumėt teisingą informaciją, teisingą mūsų kaip pagal kūrėjo paveikslą sukurtą pavidalą. Ir vienas iš eksperimentų su žiurkėmis darytas. Beje, papasakosiu šiandieną naują pavyzdį išgirdau, bet neturiu nuorodų į tą mokslinį tyrimą, kuris buvo paminėtas, tai pasidalinsiu informaciją, bet negalėsiu duoti nuorodos į šaltinį. Tai pirmasis, kurio tikrai radau mokslinį tyrimą, beje, ir pati peržiūrėjau, buvo su žiurkėmis, kurioms, ir mes čia jau paliesime kvapų poveikio temą, į narvelį įmesdavo vyšnių žiedus, pasklisdavo jų kvapas, ar ne, gyvūnai labai stipriai uoslę orientuojasi, ir vos joms įsisąmoninus kvapą, paleisdavo elektros srovę grindimis ir nuo elektrošokino pelytę. Ir tai darė daug kartų, kol vos užuodus vyšnių žiedus, su tuo kvapu buvo jau įrašyta asociacija, kad tai reiškia pavojų ir skausmą, ir vos užuodus dar net neįjungus elektrošoko, jau išsiskirdavo visi streso hormonai ir panikos reakcija. Tada paliko ramybėje tą pelytę, leido jai susilaukti palikuonių ir palikuoniai niekada negavo elektrošoko. Ir knygose apie elektrošoką neskaitė. Bet kai žiurkučiams įmetė vyšnių žiedus ir jie juos užuodė, pas juos kilo analogiška panikos streso reakcija kaip ir tėvams. Vadinasi, informacija apie pavojų buvo užkoduota epigenetiniuose žymekliuose, ląstelinėje atmintyje. Kitas pavyzdys, kuris galbūt irgi stipriai psichologiškai su jumis surezonuos, mane tikrai paveikė, vėlgi su žiurkutėmis. Sudėjo jas į narvelį ir atidarė vartelius. Galima išeiti, nebūtina likti, bet kiekvieną kartą bandant išeiti, nutrenkė elektrošokas. Labai greitai žiurkutės įprato neiti pro vartus, nebėgti iš narvelio, likti savo apribojimuose ir gyventi, net nebebandant išeiti, net nebetikrinant, ar šiandieną irgi ištiks elektrošokas. Tada leido joms susilaukti palikuonių, bet palikuonis irgi neėjo iš narvelio. Vadinasi, yra tam tikra labiausiai trauminės patirtis susijusios su labai didelio streso metu kūne vyksta tam tikri pakitimai. Kūnas tampa stipriai rūgštinis, aktyvuojamas tam tikras fermentas, kuris į tą mūsų epigenetinę visą grandinę įrašo tą informaciją. Tai yra streso būsenoj kūno fonas tampa toks, kad aktyvuojamas tas įrašantis mechanizmas ir tuometinė patirtis bei kokiu būdu išgyvenome yra išsaugoma ateities kartom. Tai yra evoliuciškai labai vertingas ir mums evoliucionuoti ir išgyventi leidęs procesas. Bet pagalvokite, pro kiek vartų mes neiname instinktyviai, nežinom kodėl, susigalvojam savo logiškų priežasčių, bet vengiame kažko. Todėl, kad tiesiog nenoriu, man to nereikia. Kodėl turėčiau, gal aš neverta, gal man nepasiseks, o gal manęs ten kažkas blogo lauks, nereikia man pro jokius vartus eiti. Patys pagalvokit, kokius pasiteisinimus savo sakote, kai neinate ten, kur jaučiate įkvėpimą, smalsumą, norą kažką pažinti, patirti, išmėginti. Ir dar viena knyga, kurios pavadinimas labai daug ką pasakantis, Feelings buried alive never die. Jausmai palaidoti gyvi niekada nemiršta. Kai jausmai komunikuoja mums, kad kažkas yra negerai. Tai yra ta lemputė. Pip, 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 pakeisk tepalus, pakeisk tepalus, pakeisk tepalus. Jeigu mes neleidžiame jai atlikti savo darbo, nesuvokiame, ką jinai mums bando pasakyti, nepakeičiame laiku tepalų, kas paskiau nutinka? Pakeisk variklį, ar ne? Pakeisk, susidėvėjo širdis, kažkokios tai sveikatos problemos, kažkas tai gal reikia transplantacijos, gal turi kažkokią tai nepagydoma visam likusiam gyvenimui ligą, kurią valdysi vaistais. Nes ta sistema, kuri signalizuoja, kad kažkas yra negerai, buvo ignoruojama. Perspėjimai buvo ilgai ignoruojami. Ir žmonės kartais jaučiasi įstrigę. Ok, aš jaučiu pyktį. Jeigu aš užgniaušiu pyktį, nurysiu, nieko nedarysiu, elgsiuosi protingai, racionaliai, adekvačiai,
neišsitaškysiu ten emocijomis, tai bus blogai, nes bus užgniaužusi emocija. Užgniaužti emociją negerai ir juo labiau, kad jausmai palaidoti gyvi niekada nemiršta, ar ne? Ok, bet tie, kurie yra impulsyvūs, kurie nekontroliuoja savo emocijų, kurie elgesi emocijų pagrindu ir labai impulsyviai, neapgalvotai, galbūt ne vietoj, gal ne laiku, tarkim, žmogus su daug agresijos besitaškantis, kuris aprėkia vaikus, kuris atsako kažkokiu dideliu konfliktu su savo vadovu darbe, nu jis irgi pasigadina savo gyvenimą. Ar yra dar kitas, paklauskim savęs, ar yra kitas būdas, kur dar gali nueiti emocijų energija, jeigu nei išreikšti impulsyviai, automatiškai kylančią reakciją, nei užgniaužti. Taip, įsisąmoninti, išjausti, įvardinti, transformuoti ir įsisąmoninus situaciją, kuri sukėlė jausmus, bei ką jinai mums reiškia, imtis veiksmų ir ją išspręsti. Palankiausių, optimaliausių individualiai toje situacijoje būdu. Skamba, pasakyti lengviau nei padaryti, ar ne? Ypač kai tos emocijos kartais būna visa lavina. Ir kai jau prasidėjo lavina, jos jau nebesustabdysi. Nes pasipila ne tik emocinė reakcija į tos akimirkos situaciją, bet ir visos kažkuo panašios su ta pačia tema susijusios emocijos, kurias užgniaužėme. Kai sukyla pyktis, vienu metu kūnas naudojasi progą iškelti ir paleisti visą kūne saugomą pyktį. Ir atrodo, jo, tada reakcija, mes išsitaškėm, išsidraskėm ir paskui gailimės, buvo neadekvati reakcija. Ir taip emocijos gauna blogą reputaciją. Bet jeigu mes turėtume emocinę higieną ir harmoningai išreikštume, transformuotume, paleistume kiekvieną emociją savalaikiai ir prasivalytume savo praeities ir protėvių bagažą, tos emocijos būtų kito lygio ir žymiai produktyvesnės. Na ir grįžkime prie to, kuo čia mums gali padėti eteriniai aliejai. Kas iš vis yra tie eteriniai aliejai? Gal kas nors pirmą kartą apie juos girdite? Pakelkit ranką, duokit žinią, parašykit man asmeninę žinutę, jeigu įrašą žiūrite. Kas pirmą pažintį turit su eteriniais aliejais? Visų pirma, tai yra labai koncentruoti, pačių subtiliausių, pačių veikliausių, pačių skvarbiausių ir greičiausiai efektą mūsų kūne sukeliančių molekulių iš augalų. Jos išgauname šalto spaudimo arba garų distiliavimo metodais iš aromatinių augalų dalių. Tai gali būti ir žiedai, ir lapai, ir šaknis, ir žievė, ir sėklos, įvairiausios augalų dalis pagal tai, kokie augalo poreikiai, su kokiais stresoriais, iššūkiais jis susiduria, gali gaminti eterinius aliejus toj augalo dalyje, kur jam reikia, tiems tikslams, kuriems reikia. Žiedai atlieka savo aromatais komunikacijos funkciją, pritraukti apdulkintojus, nubaidyti kenkėjus, pritraukti kenkėjų priešus, pavyzdžiui, boružėlę pritraukti savo kvapų, savo signalų aromatinių. Kažkas gali signalinę perspėjimo reakciją pasiųsti, kiparisai apie gaisrą gali vieni kitus perspėti ir tada pasiruošti gaisrui, kad jie tada išgyventų gaisrą. Galima turėti apsaugą nuo virusų, bakterijų, grybelių, medžiai, pavyzdžiui, spygliuose ar žievėje. Sakuose turi būti antiseptinių medžiagų, kad tarsi tvarsčių žaizdą medžio padengti. Žiūrėk, kiekvienas eterinis aliejus turi savo funkciją pagal tai, ko augalui reikia toje vietoje, kur juos gamina. Ir mes išgaudami iš augalų eterinius aliejus, kaip patį augalą galime maistui naudoti ir mūsų kūnas visas jo dalis įsisavins ir panaudos kažkur savo naudingai, o kas nenaudinga pašalins. Taip ir eterinius aliejus mes jau įpratę gauti visais įmanomais būdais. Būdami gamtoje mes kvėpuojame eteriniais aliejais, vartodami augalus maistui, ypač prieskoninius augalus, kvapnius augalus, mes gauname eterinių aliejų į vidų nedideliais kiekiais ir jie atlieka vertingą funkciją. Ir naudodami tuos augalus įvairiems, sakykime, ir kūno higienos procedūroms, ir vonioms, ir prausimuisi, ir galbūt tepalams kažkokiems gydomiesiems, mes juos naudojame, gauname per odą. Ir eteriniai aliejai minimi rankraščiuose datuojamuose
4,5 tūkstančio metų prieš Kristų. Tai praktiškai seniausi rašytiniai šaltiniai. Vadinasi, eterinius aliejus mes naudojame tiek, kiek prisimename savo istoriją ir nežinia, kiek dar anksčiau. Gal mes eterinius aliejus atradome ne vėliau nei ugnį, kas žino. Ir jie naudoti, kai šiandieną žmonės pasižiūri į eterinių aliejų kainas ir pagalvoja, kad jie brangus, pamiršta perspektyvą istorinę. Istorinis kontekstas yra koks? Eteriniai aliejai buvo karalių medicina. Grožiui, dvasiniams ritualams ir medicininiams tikslams. Tai buvo prieinama tik karaliams, tik diduomeniai, tik išrinktiesiems. O šiai dienai, net jeigu to kaina nėra pigi, o pigu tik tai, kas yra sintetinis ir masinės gamybos, vis tik tais eteriniai aliejai yra prieinami visiems. Yra brangesnių eterinių aliejų, bet yra ir netokių brangių, kurie tikrai prieinami visiems. Ir yra mišinių, į kuriuos įeina brangus ingredientai, bet galima rasti labai finansiškai prieinamų vieno augalo eterinių aliejų tiems patiems tikslams. Taip kad karalių, šventikų išrinktųjų produktai prieinami šiandieną beveik kiekvienam. Ir tai buvo veiksmingiausia, ką turėjo žmonija visais laikais. Ir šiai dienai, turėdama jau 9 metus patirties naudojant būtent Young Living, itin grynus, nepaprastos kokybės ir veiksmingumo eterinius aliejus ir produktus su šiais eteriniais aliejais, galiu patvirtinti, kad poveikis pranoksta visus lūkesčius. Jeigu naudoji metodiškai, sistemingai, jeigu įsigilini ir susirandi šiek tiek informacijos, galima juos pasitelkti net ir labai rimtiems tikslams. Fiziniams, emociniams, dvasiniams. Taip kaip ir visa žmonijos istorija buvo naudojami eteriniai aliejai. Tiek Biblijoje mes turime aprašytą, kaip Kristui atnešė dovanų auksą, mirą ir smilkalus. Myros paprastai sakai buvo sumalami meltelius ir naudojami gydomiesiems tepalams, bambagysliai užgydyti, nuo plyšimų, nuo strijų, gimdyvei atsigauti ir kariams, žaizdoms užgydyti. O smilkalai, tai kito medžio giminingo mirai sakai, buvo dedami ant anglių, kad išsiskirtų į orą eteriniai aliejai ir smilkomi dvasinių ceremonijų, maldos metu, dvasinių ritualų metu. Biblijoje daugybė istorijų apie tai, kaip buvo patepami karaliai, kaip buvo patepami žyniai, kaip kai kūrėjas paskirdavo žmogui misiją, jis atsiųsdavo pranašą, atsiųsdavo žynį, kad pateptų žmogų tai misijai. Vadinasi, tai yra ir palaiminimas, ir žmogaus suderinimas su jam paskirta misija, galbūt jo sielos misijos aktyvacija. Taip pat gydymas rankų uždėjimu buvo naudojamas ir demonų išvarymui. Kristus ne vieną kartą tepė aliejais ir liepė piktom dvasiam pasišalinti iš žmogaus. Maža kokias negatyves vibracijas, negatyves emocijas, traumas, negatyves įtakas galėjo vadinti tiesiog demonais. Taip pat ir faraonai senovės Egipto laikais, prieš tapimą faraonais, jiems buvo atliekama tam tikra procedūra, ritualas, žyniai, 3 dienas, 3 naktis ant jų liedavo aromatinius aliejus, jų kūno ir kraujo apvalymui, kad jie būtų švarus indas Dievo vietininkas žemėje, kad per juos ta aukštesnioji dvasia, išmintis reikštųsi neiškreiptai, kad jie būtų kanalas, kuris neiškreipia žinutės per juos transliuojamos. Ir manau, mes visi norime būti švarus kanalas, kuris neiškreipia žinutės, o teisingai, kuris yra pagal Dievo paveikslą ir nesuteršia to paveikslo, neiškreipia jo, kuris jaučia savo misiją, jaučia savo vedimą, jaučia savo pašaukimą ir palaiminimą, palaikymą, visą sėkmę, visus resursus, visą pagalbą priima, kurios reikia, kad įgyvendinti savo misiją. Tai yra, ne šiaip sau mes eterinius aliejus naudojame tūkstančius metų fiziniams, emociniams,
grožio ir dvasiniams tikslams. Viskam, ko tik gali prireikti, visur dalyvauja eteriniai aliejai. O mūsų aromapsichologijos metodas labai stipriai remiasi, kai žmonės nori žinoti, bet gerai, o kaip tai veikia, kaip mediciniškai, fiziologiškai, anatomiškai, kaip tai veikia. Mūsų uoslės receptoriai pagauna aromatinės molekulės. Mūsų uoslės nervas siunčia signalą į smegenis, kur jisai nueina į limbinę skiltį. Limbinė skiltis tai vidurinė vadinamosios žinduolių smegenis. Mes turime reptilinės smegenis, žinduolių smegenis ir čia jau yra tos racionaliosios smegenys, ta mūsų žievės smegenų. Signalas nueina į limbinę skiltį, o limbinė skiltis pas mus susideda iš kelių dalių. Tenais yra, pavyzdžiui, migdolinė liauka, kuri atsako už streso reakcijos įjungimą, išjungimą, už tą pavojaus būsenos suvokimą. Ir taip pat jinai atsako už nurodymą įrašyti trauminius prisiminimus į ląstelinę atmintį arba iškelti juos peržiūrėjimui. Hipokampas, sekanti dalis, kuri yra pajudinama, atsako už mūsų tą ilgalaikę atmintį. Ar mes įrašysime dabartinę patirtį, pervesime ją į ilgalaikę atmintį, konsoliduosim prisiminimus. Ir taip pat kvapais mes, kadangi paveikėme emocinis ir atminties smegenų centrus, tai į kvapą atgalinė reakcija kūnas kokiais būdais, ne mintimis, ne žodžiais, o būtent emocijomis ir prisiminimais duoda. Priklausomai nuo to, kaip kvapas mus paveikia, kūnas atsako ir duoda mums apie tai suprasti per kylančias emocijas ir atminties asociacijas iškylančias. Praktiškai mes tiesiogiai per kvapus kalbame su pasąmonė ir jinai mums atsako prisiminimais, vaizdiniais ir emocijomis. Mes kai kuriais kvapais galime iškelti trauminius prisiminimus, tais kvapais, kurie mus atstumia, kurių mes vengiame, kurie mus verčia žiaukčioti ir pasipriešinimą emocinį sukelia, pyktį, susierzinimą, kažkokias nemalonės asociacijas. Tai yra paliesti, sujudinami trauminiai įrašai, kuriuos mes dar neturim pakankamai resursų ir mūsų kūnas, jeigu nėra tokio jausmo, kuo tu čia taip įdomiai smirdi ir noro dar uostyti, reiškia, mes dar neturim resursų ir nesam pasiruošę tos temos net liesti. Ta trauma tiesiog žinom, kad yra ir paliekam ramybėj. O kvapai, kurie traukia ir, kaip sakiau, radau laimės aromatas, ar aromatas, kuris padeda nusiraminti, susikaupti, ar aromatas, kuris grąžina į bet kokią kitą pozityvę resursinę būseną, tai yra galimybė aktyvuoti tą būseną, bet žiūrėkit, jinai aktyvuojasi ne tik kaip prisiminimas ar emocija. Juk mes kalbėjome, kaip mintis ir emocija paveikia visą kūną. Visos kūno ląstelės pereina į atitinkamą režimą ir atitinkamų būdų funkcionuoja, ar ne? Arba daugiau insulino gaminam, arba mažiau, daugiau kortizolio ar mažiau, daugiau oksitocino, galbūt daugiau endorfinų, galbūt daugiau ar tai laimės, ar streso, ar pasitenkinimo hormonų. Galbūt mes paleidžiame imuninę sistemą, o gal ją nuraminame. Tai yra visa gama, visas spektras įmanomų būsenų turi savo aromatinius triggerius. Ir kiekvienas aromatas yra visiškai atskira respublika, visiškai atskira asmenybė, atskiros emocijos ir vos negalim taip meniškai, kūrybiškai, poetiškai sakyti atskira asmenybė. Clarity mišinys, manau, kad jau laikas man lašelį pasitelkti, kad toliau, kuo aiškiau jums perduoti vis sudėtingėjančių žinutę. Ar pagaunate esmę? Jeigu turit klausimų, drąsiai į čatą rašykit, aptarkim. Jeigu žiūrite įrašą, galite iš karto padaryti pauzę ir man asmeninę žinutę parašyti. Man visada įdomu gauti gerų klausimų, nes jie verčia mane pačią sustoti, pamastyti, atrasti atsakymus. Jeigu nežinau, išsiaiškinti, klausimai yra labai gerai. Ir uoslė yra mūsų pats pirmasis pojūtis. Iki visų kitų, dar kai mes buvome vienaląstis organizmas, pas mus išsivystė savotiška pirminė cheminės uoslės forma, kuri vėliau evoliucionavo į tai, ką turime dabar. Ir išsivystė dabartinė uoslė kartu su mūsų limbinė smegenų dalimi, dar iki tapimo žmogumi, dar gyvūnijos etape. Ir vėliau prisidėjo racionalioji dalis. Ir vienintelis pojūtis dėl to
Uoslė yra vienintelis pojūtis, kuris iš karto sukelia emocinę reakciją ir tik paskiau įsisąmoninimą, atpažinimą ir kažkokį racionalų apmąstymą ir ką man tai reiškia, apmąstau logiškai. Bet emociškai jau esu sureagavusi, jau esu perkelta į tam tikrą būseną. Pavyzdžiui, parduotuvės gali naudoti cinamono kvapą, kad žmonės norėtų daugiau ir brangiau pirkti. Arba spa salonai atsipalaidavimui gėlių kvapus naudoja, atpalaiduojančius kvapus, bet kažkur kitur norime sukelti kaip tik tokį streso, jaudulio atmosferą. Žiūrint, ko norime iš lankytojų, kokioje verslo vietoje. Galbūt atkreipėte dėmesį, kad pačios prabangiausios, brangiausios parduotuvės skirtingose prekybos centruose visos turi vienodą kvapą, nes jisai ventiliacija pučiamas. Kad sukurti brando asociaciją, tam tikrą emociją, kurią suriši su to parduotuve, su to brandu. Tai yra šiuolaikiniams tikslams pasitelkiama senovinė išmintis, mūsų kūno išmintis. O šiaip gyvūnas, iš kur apsirgęs gyvūnas, sunegalavęs, sustresavęs gyvūnas, iš kur jisai žino, kurią ten žolę, kurį grybą parūpšnoti. Jeigu ten kamoliukas paskatina pūkų skrandyje susikaupti, iš kur jis žino, kurią žolę nuėjus suvalgyti lauke, kad jis suvimdytų ir jis pašalintų tą pūkų kamoliuką. Nes dieną prieš tai jisai neėdė tų žolių, o šiandien prisėdė ir pradėjo vemti. Matyt, reikėjo. Uoslė. Uoslės receptoriai yra viena iš greičiausiai atsinaujinančių mūsų organizmo dalių ir audinių, kad mes nuolat gaudytume, ieškotume informacijos, kuri mums yra aktuali. Nuolat įjungtus detektorius turime tiems dalykams, kurie mums asocijuojasi su pavojumi, ir jie iš karto migdolinės liaukos reakcija, pavojus paleis, bet taip pat mes nuolat ieškome to, kas mums padėtų susibalansuoti, susiharmonizuoti. Kažkur perskaičiau, neįsivaizduoju, kaip tai išmatuoti ar įrodyti, kad žmogus, kai nustojo gyventi betarpiškai gamtoje, per metus neįkvepia 3,5 kg kvapiųjų medžiagų. Neklauskit, kaip tai išmatuota ir ar tai patikimas skaičius, bet taip, jeigu mes gyventume gamtoje, kiek ten mūsų supa kvapų, ar ne? Ir kaip mes gerai jaučiamės, emociškai susibalansuojam pabuvę gamtoje. Ir kaip aš, sakykime, netiek daug išeinu iš namų, kai dirbu iš namų, tai čia viskas. Šopinuosi, apsiperku internetu, dirbu internetu, viskas iš namų ir kartais pradeda stogas čiuožti, žinokit, tikrai yra kažkoks stresas, užsidarimo dėžutėje ir išsitroškinimo savose sultyse pojūtis ir tada savo vyrui sakau, Sauliau, vežk mane į mišką, man reikia prie medžių. Pabūsiu miške, pakvepuosiu gamtos kvapais, pamatysiu atvirą dangų virš galvos, tą erdvę, tą daug žalios spalvos, kuri nervų sistemą harmonizuoja. Pakvepuosiu eteriniais aliejais gamtos ir grįšiu vidinę pusiausvyrą ir grįšiu namo su įkvėpimu, su entuzijazmu, su maloniu nuovargiu ir atsipalaidavimu tikru, po kurio gerai miegosis. Taigi, uoslė ir kai mes uostom eterinius aliejus buteliukuose, ne tik miške, mums padės atrasti tiek mūsų trigerius traumoms iškelti, tiek mūsų resursus ir gelbėjimosi ratus, ir pagalbininkus, ir mokytojus susibalansuoti tik einamosioms kasdienėms situacijoms. Ne, šiandien pavargau, buvo sunki diena, nusilakščiau, pavargusiu, o dar daug ką reikia nuveikti. Ir taip intuityviai cept pipirmetę. Ir 5 lašus pipirmetės įmaišiau į druską ir pagulėjau 20 minučių vonioj. Žinokit, iš vonios išėjau kaip labas rytas. Nors tai buvo jau pavakarė, bet aš tenais po lakstymo po miestą su įvairiais reikalais jaučiausi tą dieną visiškai nusikalusi, išsekusi batareiką ir norėjau tik miego. O grįžau, žinau, kad reikia sėsti prie kompiuterio, konsultaciją parašyti, straipsnį parašyti, dar kažką, žodžiu, didelis krūvis. Ir pakako 20 minučių vonėje su pipirmete ir jaučiausi, tarsi aš dar tik pradedu savo dieną. Kiek nuėmė proto ir kūno nuovargį. Tai yra kiekvienas aromatas yra resursas skirtingoje situacijoje. Ir mūsų nosis ir intuicija yra labai stipriai susijusi. Beje, žmonės su geresnė uoslė ir intuicija geresnė turi. Ir atvirkščiai. Ir mes galime savo uoslę pasikliaudami rasti tiek chroniškom problemom savo pagalbininkus, tiek ir tokiam einamosiom kasdieniam situacijom trumpalaikiams.
Ir mūsų, kaip sakiau, iš limbinės skilties, kurie atsako už emocijas ir prisiminimus, reakcija ir atsakymas, leidžiantis spręsti, ar tas aromatas mums tinka ar netinka naudoti ar nenaudoti, gali ateiti tik kaip emocinė reakcija. Ir mes galime nejausti jokios emocinės reakcijos, kai tas aromatas mums nei reikalingas, nei trukdo, nei kažką užkabina, tiesiog neutralus. Nu, kaip buvęs, nebuvęs. Galim jį naudoti, jeigu reikia kažkokiam fiziniam poreikiui, bet jeigu yra kvapas tam pačiam tikslui, su ta pačia funkcija, kuris emociškai traukia labiau, tai didesnė nauda bus iš to, kuris emociškai labiau patinka. Emocija gali būti patinka, noriu, gera, malonu, arba kuo tu ten taip įdomiai smirdi, noriu dar įsigilinti, tada naudojam tą aromatą ir jisai mus perkelia į resursinę būseną ir padeda spręsti tuos iššūkius, kuriuos tuo metu turim prieš akiją. Arba nepatinka, reiškia, mane užkabina kažką, kas skauda, kas sužeista, kas traumuota, bet šiuo momentu, jeigu nėra traukos naudoti tą aromatą, nebūtinai kvepintis jo, bet tiesiog uostyti ilgiau. Tiesiog dedam į lentyną ir suprantam, čia yra kabliukas, bet aš tam dar nepasiruošusi. Apie tai mes giliai aromapsichologijos kursų metu savo studentės mokau atskirai apie kiekvieną aromatą, ką reiškia, jeigu jis tave traukia, ką jisai sukelia, ką jisai daro, kokias vidinius poreikius, kokias traumas, kokias charakterio savybės atspindi žmoguje ir ką mes galime padaryti, kokias išvadas, kai mes matome žmogaus reakcijas, tą bendrą paveikslą į visus eterinius aliejus. Pauostom 30-60 aromatų ir mes galime susidaryti labai aišku portretą, koks šiuo metu yra žmogus, ko iš jo galima tikėtis, kiek jisai turi įvairiausių savybių, kokiam lygiai, kokie jo poreikiai, ką jam labiausiai skauda, kodėl jisai turi tą problemą, su kuria atėjo. Dabar ar galite, atlikime eksperimentą. Įsivaizduokite šitos kvapus. Kažin ar jūs turite visus eterinius aliejus ir aš ilgai galvau, ar galiu padaryti šitą skaidrę su tokiais kvapais, kuriuos visi turės. Bet ilgai galvojau ir nusprendžiau, tiesiog įsivaizduokime. Tai nebus taip tikslu, nes jūs niekada teisingai neprisiminsit kvapų, jūs jas prisiminsite kartu su emocija, kurią jautėte praeitą kartą, kai jį uostėte. O kad įsitikinti, ar šiuo metu jis kelia tą pačią emociją ar ne, reikėtų jį pauostyti gyvai. Todėl šitas testas, čia yra tik tai daugiau demonstracija, ką mes darome aromapsichologinio testo metu, bet žymiai giliau ir žymiai didesniu mastu. Taigi įsivaizduokime gaivę šaltą pipirmėtę, įkvepiam ir atsiveria visi kvepavimo takai ir akis atsiveria ir mintis prašviesėja. Įsivaizduokite gaivę aštrią citrinos kvapas. Paimkite į rankas citrinos, suleiskite ją nagus, kad ištrykštų sultys ir eteriniai aliejai iš žievelės. Įsivaizduokit, kaip pjaustote citriną, neragauja to, pjaustot ir pasklinda citrinos aromatas. Įsivaizduokite šiltą saldų cinamono kvapą, kaip užbarstot jį ant košės, o gal dar kažkaip naudojate savo mityboje. Įsivaizduokite tą cinamono aromatą, natūralų, tikrą prieskonį cinamoną. Ir įsivaizduokite, kad gaunate dovanų gėlių puokštę. Pasinerkite jos gaivus ir saldus vienu metu aromatas. Švelnus, gaivus, saldus vienu metu iki maksimumo. Įkvėpkite vaizduotėje visų šių 4 aromatų ir parašykite į čatą, kuris šiuo metu jūs traukia labiausiai. Jeigu galėčiau jums dabar paduoti vieną iš šių 4 aromatų, kurio paprašytumėte. Ir rašykite į čatą, kas turit galimybę rašyti. Labai nekantrauju pamatyti, kas šiuo metu labiausiai jūs traukia, nes dabar vakaras, visi gal šiek tiek pavargę. Ir dalinuosi, o ką tai sufleruoja apie jūs. Ir aromatesto metu mes ne iš vieno, iš visų 4 labiausiai patikusių aromatų nupieštume visą paveikslą. Kas per problema, kodėl ta problema, kokios jos priežastis, kaip jinai pasireiškia, ko žmogus trokšta, kokia kryptimi jisai auga, ko reikia jam į pagalbą, kas jam padėtų. Bet dabar tiesiog labai taip supaprastintai, čia yra mažas trupinėlis aprašymo, kurį duodu tokią santrauką apie eterinį aliejų. Tai noriu pasižiūrėti, ar kas nors visi nuostabus, bet kažkas nori rožės, cinamono, gėlių rožių, cinamono. Aha, kažkas tai iškart apie mišinius pagalvojo Joy ir Loyalty. Ir beje, nei vieno, nei kito neprisijaukinau, kaip nekeista, per šitiek metų.
Ne, jaučiu šiuo metu citrinos norėčiau. Ir ką tai reikštų? Jeigu jūs šiuo metu labai labai traukia cinamonas, galbūt jums reikia padėti priimti savo kūną, sustiprinti pasitikėjimą savimi, kuris leistų nuleisti šarvus, pasijusti saugiai, komfortiškai ir galinčiai pasitikėti. Tada nebereikia tiek kontroliuoti, nebereikia gėdytis, nereikia pavydėti. Galima išlaisvinti savo seksualumą, elgtis spontaniškai, natūraliai, atsipalaiduoti, būti savimi. Cinamonas tokio emocinio komforto aromatas, kai, žinot, ne pirmas pasimatymas, kur tu su aukštakulniais ir įtraukusi pilvuką visą laiką sėdė, o galbūt 10 metų kartu. Ir gali su pižama susėsti prie sofos, ištiesti kojas, pasidėti ant to paties pilvuko popkornų dubenį ir linksmai žiūrėti komediją. Iš tiesų atsipalaidavus, jaučiantis visiškai saugiai ir galinčiai nuleisti šarvus, pasidalinti kažkuo ir labai artimu, ir labai jautriu, ir labai intimiu. Tai yra galimybė nusimti šarvus, kurie susiję su savęs nepriėmimu, gėda ir tada baimė, kad tavęs nenorės, kad paliks, kad išduos, tada pavydas iš to kyla, tada savo seksualinės energijos užgniaužimas kyla. O tai yra galimybė grįžti į pasitikėjimo savim, savęs priėmimo, jaukumo, komforto jausmą. Kai nereikia tų šarvų, kai tu esi apsupta tave mylinčių žmonių, tarp kurių esi saugi. Taip kaip vaikai valgantis mano košę pas močiutę. Jeigu turėjo būtent tokią pozityvę patirtį. Ir kiekvienas aromatas tai yra sava, kaip sakiau, sava reikšmė, savas charakteris, savų traumų atspindys, savi resursai. Ir labai dar svarbus momentas atliekant aromatestavimą yra naudoti aukščiausios kokybės, gryniausius, švariausius eterinius aliejus. Kaip tik aiškinausi, kodėl kyla galvos skausmai gerinant eterinius aliejus. Aš pati esu linkusi į migrenas, kaip ir mano tėtis. Tad žmonės linkę į migrenas, jie apskritai prieš prasidedant migrenai turi jautresnę uoslę ir kartais gali padaryti nejučia išvadą, susėti, kad tai turbūt tie kvapai, kuriuos taip jautriai nemaloniai užuodžiau ir sukėlė migreninį priepuolį, nors gali būti, kad tiesiog tai buvo migreninio priepuolio pati pradžia, kai pradeda erzinti visi kvapai. Bet kai kurie aštrus kvapai, kurie skatina smegenų kraujagyslių išsiplėtimą arba susitraukimą, gali prisidėti iš tiesų prie migrenos. Tad per stiprių, per tiesiog taip susikišti visą buteliuką ir per arti prie nosies pauostyti galima biški vengti, galima atsargiau, saikingiau juos naudoti, kas jau turi migrenas. O kitais atvejais įtampos galvos skausmų eteriniai aliejai nesukelia, bet kitas paaiškinimas, kodėl žmonėms gali skaudėti galvą garinant eterinius aliejus, tai yra, kad visai neseniai Young Living atliko tyrimą, užpirko rinkoje labai platų spektrą levandos eterinių aliejumi ir ištyrė jų tiesiog, ar tai autentiška levanda, ar tai kokybiška levanda, ar yra sintetinių pašalinių priemaišų. Tai realiai tik 20% levandos buvo tikra levanda, visa kita turėjo kažkokių modifikacijų, pakitimų, medžiagų nebūdingų natūraliai levandai. Labai daug buvo su sintetiniam priemaišom, kurios garinamas gali išprovokuoti ir alerginės reakcijas, ir kvėpavimo takų sudirginimus, ir galvos skausmus. Ir tiesiog ne ta augalo sudėtis. Pavyzdžiui, komerciškai levanda distiliuojama 15 minučių dideliam karštyje ir slėgyje. Young Living ir tai suardo trapiausius molekulinius junginius, bet nespėja paimti sunkiausių junginių, kurie išsiskiria paskiausiai. O Young Living distiliuoja beveik be slėgio, sumažintame karštyje, valandą laiko apytiksliai, ir tai leidžia išsaugoti nesuardytus trapiausius molekulinius junginius ir spėjam paimti sunkiausius tos terpenus, kurie leidžia eteriniam aliejui ilgiau užsibūti kūne. Eterinis aliejus ilgiau kvepia, šiek tiek sunkesnis, sodresnis kvapas, bet tuo pačiu ir viršutinės natos gyvesnės. Atsuki buteliuką ir šoka tiesiog iš buteliuko, kaip aš valerijoną atsukau savo darbo kambarį ir čia už kelių posūkių virtuvėje indus plaunantis Saulius šaukia, kas ten valerijoną uosto.
tiesiog iš karto, kelių dešimčių sekundžių eigoje vyras valerijoną iš kito kambario užuodė. Nes trapiausios, lengviausios molekulės tiesiog šoko ir pasklido. O sunkiausios išsiskleidžia šiek tiek per ilgesnį laiką. Ir todėl iš buteliuko pauostę eterinį aliejų mes ne visai visą eterinį aliejų užuodžiam, geriausia jas garinti garintuvu. Bet štai toksai skirtumas gaunasi žymiai platesnė, turtingesnė molekulinė kompozicija į angliavingį eterinių aliejų, nes tiek augalų auginimas, tiek distiliavimo procesas yra nutaikytas būtent į tai. Ne kad skaniausiai kvepėtų, ką mums ten įdėti, išimti, kaip distiliuoti, kokių molekulių atsikratyti ar kokių siekti daugiau, kad skaniausiai kvepėtų, o kaip išgauti geriausios sudėties eterinį aliejų, kad jame būtų viskas taip, kaip sukūrė Dievas ir davė motina gamta. Tad labai svarbu kokybiški eteriniai aliejai tam, kad aromopsichologinis testavimas duotų ir teisingas įžvalgas, ir teisingą poveikį. Būtent tai, ko žmogui reikia. O Young Living vienintelė kompanija, kontroliuojanti visą procesą kokybės nuo dirvos pasirinkimo ir sveikatos ir puoselėjimo dirvo iki sėklos, auginimo, distiliavimo, kontrolės, tyriant eterinius aliejus nuosavose ir trečių šalių nepriklausomose laboratorijose iki ženklinimo ir kamštelio uždėjimo. Visas kokybės standartas vadinasi seed to seal, nuo sėklos iki kamštelio. Tai yra unikali kompanija, siūlanti tokios kokybės ir tokio lygio kokybės kontrolę ir kartu tokio pločio, tokio dydžio asortimentą. Ir kai klientai pas mane ateina arba studentės priima klientus, mes sėdame, užsirišame akis, pasidedame šalia vandens, atribojame regą, kad nesigilinti, o koks čia eterinis aliejus ir ką aš apie jį žinau, ir kad mūsų net spalva buteliuko neveiktų, o tiesiog autentiškai uostom ir nesistengiam atpažinti, ką aš čia uostau, o tiesiog išjaučiame savo emocijas. Visų pirma, tai nuostabi praktika, mokant vėl žmonėms sugrąžinantį gebėjimą jausti savo jausmus. Ta tikrai reikia mokytis daugeliui. Turtina žodyną, kai tenka įvardinti savo reakcijas ir emocijas. Suvokti, kad galima jaustis ne tik gerai, blogai ir necenzūrinis žodis, o yra labai didelis žodynas įvardinti įvairiausiams emociniams niuansams ir aspektams. Ir kai žmonės sužymi lentelėje visas, tiksliau aš žymiu lentelėje žmogaus kliento emocinės reakcijas į kvapus, tada į įvairias vietas, įvairias augalų grupės pasižiūrėjusi galiu įvertinti tiek fizinio organizmo būklę ir poreikius, tiek psichoemocinę būseną, streso lygį, atsparumą stresui, asmenybės tipažą, ekstravertas, intravertas, tiek savybės, lyderis, sekėjas, žmogus su aukštom vertybėm ar žmogus, kuris galbūt labai greitas veikti, bet tik paskiau pagalvoja, ar žmogus kaip tik mąstytojas, kuris neprieina prie veiksmo, ko jam šiuo metu reikia, kokiai veiklai tinkamas, kokie jo polinkiai, savarankiškai ar komandoje, nepriklausomai vienam ar grupėje, ar kaip tik lyderis grupės, kokias turi traumas, kokius kompleksus, ko labiausiai bijo, ko labiausiai vengia ir maskuoja ir slepia pats nuo savęs, kiek tikimybė sukurti ir palaikyti harmoningus santykius poroje, kaip išreiškia save ir priima kaip moterį ar kaip vyrą, koks yra požiūris į priešingą lytį, kokie žmogaus šiuo metu pagrindiniai dominuojantis poreikiai, prioritetai ir kur yra jo svarbiausi resursai, kas jį palaikys ir pakilės. Išanalizavus visas aromatesto rezultatus, sudarome individualią aromaterapinę programą ir kūrėm individualius korekcinius kvepalus, kurie transformuoja kliento emocinę būseną, naudojam tada nustatytą laiką, nurodytais būdais, būtinai ten dar yra tam tikri, sakykime, užduotis įsisąmoninti, įvardinti emocinės būsenas, afirmacijos kiekvienam aromatui numatytos, kad būtų taip, kaip Kristus gydė, kad būtų patepimas aliejais ir malda, tai yra ir sąmoninga intencija. Ir aromatestavimas tai yra pagalba suprasti save, savo būseną, savo poreikius, savo problemų priežastis ir svarbiausia gauti įrankius joms spręsti.
Jau pats testavimas veikia terapiškai, nes galim jį palyginti su rakto parinkinėjimu spynai. Klientas gauna visą eilę sprendimo variantų, kaip žinot, toks visrakčiai, čik sukasi, bandom tą, kurį iš karto paleidžia savireguliacinius mechanizmus. Ne? Kūnas, kas tinka, kas veikia, iš karto ima ir paleidžia į darbą. Ir tai jau yra šiokia tokia emocinio, energetinio, psichosomatinio negalavimų profilaktika, švelnus poveikis, nes žmonės iš pradžių sako, oi, kaip man šitas patinka, kaip man reikia šito aromato, bet gale, kol jis išsirenka labiausiai patinkančius, suka ratais uostos, sako, klausyk, man šito jau nebereikia, aš jau gavau iš jo viską, ką man reikėjo. Ir testavimas suteikia žmogui reikalingus resursus, emocinį, energetinį palaikymą, ar netgi tokį postumį, stumtelėjimą, vystytis kaip asmenybei, įveikti patiriamus iššūkius, ugdytis reikiamas savybės, taip pat ir transformuoti, paleisti tą emocinį traumų bagažą ir realizuoti jo paties turimus užsibrėžtus tikslus ar išspręsti tas probleminės situacijas, kuriuose jis yra. Ne aš nusprendžiu, kad, tau reikia išmokti ten daugiau to, visi turi turėti šitos savybės. Ne visiems reikia, nėra jokios vienos savybės, kurios reikia visiems. Nėra blogos savybės, kurios nebūtų nei vieno žmogaus, kuriam jinai yra reikalinga. Pats žmogus savo uosle randa, ko jam reikia. Ir pagal tai mes išsiaiškiname, kas tai yra, kokio jis yra situacija ir kokie jo poreikiai. Ir koks mūsų tikslas iš viso šito darbo, viso šito uostymo, visų šitų programos kūrimo ir kvepalų, ant pulso taškų, kurias naudosime, kam visą tai. Pirmiausia, padedame kūnui sveikti visais lygmenimis, išlaisvinant jį nuo įstrigusių emocijų naštos. Savų, senelių, protėvių. Kai mes paleidžiame emociją trauminę, mes tik tada galime paleisti ribojant įsitikinimą, tą apsauginę programą, suformuotą tų patirčių pagrindų. Pavyzdžiui, mano močiutė po tremties, po visų traumų, kurias patyrė, senatvėje turėjo didžiulę vagių ir bado baimę. Manau, tai suprantama ir tikrai nestebina. Baimė, kad iš jos atims ir neturėsi kitokio lygio, kad teks badauti. Ir tos baimės, jos giminėje pasėjamos į pasąmonę ir jas įvairios aplinkybės gali reaktyvuoti, iškelti ir įtakoti tada žmogaus elgesį iki neadekvataus lygmens. Bet tos baimės, to įsikibimo, to poreikio visas įmanomas apsaugas turėti ir to vidinio nerimo, kuriam niekada nebus gana apsaugų, signalizacijų ir kažkokių tai priemonių apsisaugoti ir vis tiek bus tas nerimas, negalėsi paleisti, negalėsi savo proto įtikinti, kad, gana 3 spynų, gana, 5 spyna nieko nebepakeis. Nepakeisi tol, kol nepaleisi pirminės trauminės emocijos. O kiek mes turime kažkokių tai įpročių, kurie nėra mums patys geriausi, reagavimo įpročių, kada mes ten pratrūkstam, supykstam, to, ko norime, ko vengiame, ar tiesiog kažkokio elgesio įpročių, kuriuo kažką maskuojame, kažką kompensuojame ir bandom pakeisti tą įprotį, mesti žalingą įprotį, ar tai užvalgyti emocijas, ar rūkyti, nusiraminti parūkant, ar kažką kitą darant. Bet negalime, nes tam yra giluminė emocinė priežastis ir tas negatyvus įprotis iš tikrųjų yra būdas sumažinti tą stresą, ar kompensuoti tą stygių trūkumą, ar gauti kažką kaip surogatą tam, ko nepajėgiam gauti ar nemokame jausti. Ir įvykus 1 ir 2 sąlygai, paleidžiant trauminius įrašus ir mūsų ribojančius įsitikinimus, mums atsiveria laisvė. O kuo aš noriu būti? O kaip aš noriu save išreikšti? O kaip aš noriu reaguoti šioje situacijoje? O gal aš noriu kažką naujo išmėginti? Gal šį kartą pasielgsiu kitaip ir pažiūrėsiu, kaip bus į tą situaciją, kuri užburtų ratu kartojasi 10 kartą. Vat niekas šeimoje laimingos santuokos nesukuria. Visos mano moteris, mama, močiutė, tetos, visos išsiskyrusios arba visos su alkoholikais gyvena. Arba ten visų santykiai su vaikais tragiški. Kai mes paleidžiam tas ribojančias praeities traumų pasiekmėje sukurtas programas, kurios yra tiesiog apsauginės programos, tiesiog jos įspraudžia mus į rėmus. Tai nėra piktybiški ribojantis įsitikinimai. Niekada neleisiu savo turėti pinigų, ne. Neleisiu savo žūti dėl kitų pavydo,
kai aš kažką turiu daugiau negu kiti turi. Ir apsaugosiu save ar savo artimuosius nuo mirties. Jeigu reikia, neturėdama. Pasiekmėje, kai pirma, antra sąlyga įvykdoma, kas įvyksta toliau. Tada mes galime sustiprinti sąmoningumą, tą vidinę laisvę, sąmoningai reaguoti, rinktis kiekvienoje situacijoje, išreikšti save autentiškai, o ne kaip robotukas reaguoti automatiškai. Ir mes galime sustiprinti įkvėpimą, autentiškai išreikšti savo tikrąjį aš ir realizuoti savo sielos intenciją. Ir vėlgi grįžtu prie klausimų užduoto pačioje pradžioje, ar pasauliui vertinga, kad mes realizuotume labiau savo tikrąjį aš ir sielos intenciją. Siektume savo svajonių, augtume į aukščiausią savo potencialą, ar duos mums palaikymą? Manau, kad taip. Manau, kad taip. Ir visais atvejais, kai aš priimu įkvėpimą, kai einu paskui tą intuityviai juntamą vedimą ir kur jaučiu, kad tai mano, kad čia mano misija, aš tenka perlipti savo vidinius blokus ir barjerus, bet tuo pačiu atsiunčiami pagalbininkai. Tai reikia sakyti taip, priimti, naudoti gaunamus įrankius, atlikinėti gautas praktikas, naudoti tai, kas jau puikiai žinau, kad veikia, nes suveikė praėjusį kartą ir už praėjusį kartą, kai tai pasitelkiau. Bet momentais ateina smunka vibracijos, ištinka kokie nors stresai, pasineriam į žemas emocijas ir mes tokį jungiam savisabotažą, mes nedarom to, ką žinom, kad galėtume daryti ir mums tai padėtų pakelti save už batraiščių. Tiesiog kartais reikia daug negalvojus pasimti buteliuką, įkvėpti, pasėdėti, pabūti. Ir tada jau kartais tik po to pereini prie to tikrojo buteliuko paieškų. O pirmas pasirinkimas gali būti tiesiog tipiškai mėgstamiausias aliejus, kuris visada padeda save biškai kilstelti. Ar visų pirma, 2 klausimai jums dabar. Ar norėtumėte šitokios pagalbos savo? Jeigu taip, kviečiu jūs ateiti aromatestavimui. Individualiai savo galite ateiti pas mane, aš gyvenu Klaipėdoje, užsirašykim, susiderinkim, susitarkim, galite ateiti pas mano studentės įvairiausiose miestuose. Mano svetainėje gyvybesenergija.lt paslaugų skyrelyje rasite daugybės mano studenčių, kurios šiuo metu dirba su aromatestavimu ir priima klientus. Studenčių išmokintų turiu žymiai daugiau, bet daug žmonių atėjo dėl savęs ir pasiliko tai tik savo ir savo artimiesiems. O jeigu norite eiti toliau, jeigu norite tai patirti giliau negu kaip klientė, o išjausti per 4 su trupučiu mėnesius maksimaliai giliai, pradirbti su kiekvienu aromatu iš kolekcijos, atlikinėti energetinės psichologijos praktikas, mes piešiam, mes rašom, mes kūrėm, mes įvairiausiais būdais susiliečiam su tikrąja savastimi, užduodam savo vidui gilius klausimus ir gauname atsakymus aromatų pagalba ir gydomės tą vidinį vaiką ir išlaisvinam tikrąjį aš per aromapsichologijos kursus. Jeigu norite arba maksimaliai giliai tai panaudoti savo, gal norit naujo hobį, gal norite naujos veiklos krypties, naujos paslaugos į savo paslaugų meniu, gal norite nuo savo verslo arba tiesiog yra jausmas tarnauti kitiems žmonėms, daryti kažką prasmingo, vertingo, pozityvaus ir jaučiate, kad norėtumėte su aromaterapija padėti žmonėms ir eiti giliau negu tik tais patarti arbatmedį prie slogos naudoti, prisijungkite į aromapsichologijos kursus. Ir šių metų rudens grupė, tai yra 2004 metų, jeigu kartais įrašą žiūrit kitais metais, 2004 metų rudens grupė startuoja spalio 16 dieną, bus mūsų pirmasis susitikimas. Mes susitikinėsime Zoom platformoje, kaip ir dabar mes gyvai susitikome kartą per savaitę, trečiadieniais vakarais, internetu. Jums reikės interneto ryšio, jums reikės eterinių aliejų rinkinio 30 buteliukų. Galima juos įsigyti etapais, nes mes per kelis mėnesius juos ir studijuosime. Mokysimės jų emocinės energetinės savybės bei atlikti aromapsichologinį testavimą. Jau yra numatyta, suplanuota, parašta temų eiliškumas 12 susitikimų visai medžiagai išdėstyti. Taip pat susitikimai tarp valandos ir 2.
Po to seks praktika ir egzaminai, tai yra jūsų praktikos pristatymai. Visi dalyviai kurso turės galimybę peržiūrėti visų susitikimų įrašus, atsisiųsti visą papildomą informaciją 6 mėnesius nuo mokymų pradžios. Kurso trukmė mažesnė, bet čia yra papildomas laikas pasivyti, jeigu kartais gyvenimo aplinkybės sulėtintų jūsų tempus ir reikėtų šiek tiek laiko pasivyti ir užsibaigti kursus bei individualiai išsilaikyti egzaminą. Taip pat turėsime uždarą Facebook grupę, kur aptarinėsime namų darbus. Kiekvieną savaitę turėsime namų darbus, kurie bus praktika su savimi, darbas su savimi, su aromatų pagalba. Labai labai gilus pasinėrimas. Užsiregistruoti į kursus galite per svetainę gyvybesenergija.lt. Taip pat tenais paslaugus, čia rasite nuorodą ir visą informaciją apie aromapsichologijos kursus. Rasite Gyvybės energijos svetainės mokymų skyrelyje, o paslaugų skyrelyje galite rasti kontaktus užsiregistruoti asmeniniam aromatestavimui įvairiausiose miestuose. Matysite, kad specialisčių turi įvairiausiose miestuose, bet ne visuose. Jeigu jūsų mieste dar nėra specialistės, vadinasi, tai ženklas jums. Taigi, kas iš jūsų jaučiate, kad tai mano pašaukimas, širdis, siela sako, taip, aš prisijungiu, aš dalyvauju, aš būsiu ten, man to reikia ir su šitom žiniom aš žinau, kam noriu padėti. Tiesiog žmonėm ar konkrečiai artimam žmogui. Turėjau neįtikėtinų situacijų tarp savo studenčių, kas atėjo didelių problemų turintiems savo vaikams padėti, savo jaunuoliui, savo dukrai, išgyvenančiai skausmingiausią netektį, kokią tik tais moteris gali patirti. Turėjau mamą, kuris savo sūnų iš labai negerų situacijų, kompanijos ir priklausomybės traukė lauk ir padėjo sustiprinti charakterį, sustiprinti tą vidinę pusiausvyrą ir atrasti kitą gyvenimo prasmės pojūtį ir kryptį, negu tai, kur jisai buvo nuėjęs. Tad galimybės yra neįtikėtinos, gyvenimai keičiasi, jeigu tik praktikuoji, jeigu naudoji šitos įrankius, gyvenimai keičiasi iš pamatų, jeigu tam yra poreikis, jeigu yra dar ne visas realizuotas potencialas. Dabar aš žiūriu jūsų klausimus, drąsiai, ką norit, rašykite į komentarus, mielai atsakysiu. Aha, Jolanta labai mėgsta pipirmėtės aromatą, bet šiuo metu norėtų pasinerti į rožę. Ar cinamoną galima garinti vakare, jis stimuliuojantis, iš tiesų stimuliuojantis, šiek tiek keliantis tą tonusą. Aš jį vakare gal naudočiau, pavyzdžiui, pėdų masažui, nes visada norisi vakare sušilti kojas. Kam dar norisi sušilti kojas? Man vyras dažnai šildyklę padeda į lovą, bet kraujotaką stimuliuojantis eteriniai aliejai irgi puikus variantas. O garinant bent jau mane su mano žemų spaudimų ir tonusų, bet, kaip sakiau, polinkį migrenas turiu, man kažkaip tai veikia, jeigu tik tais daugiau nei 1-2 lašus įsilašinu, man tuoj galva per daug kaista, tikrai per daug, ar tai stimulacijos, ar kažko, kaip veikia galvos kraujotaka ir stengiuosi nepadauginti ir vakare, jeigu garinčiau, tai turbūt mišiniuose, kur būtų atsvertas subalansuotas poveikis, jaukumo atmosferai sukurti, kodėlgi ne, bet labai mažai. Ypač jeigu naudotumėt saldų į cinamono kasiją. Tikrojo cinamono, ceilono cinamono žievės aromatas šiek tiek mažiau dirginantis, šiek tiek mažiau stimuliuojantis, bet su... Taip, Rasa užsiregistravo dėl pokalbio į kursą. Ok, tai nežinau, ar ne per vėlų pasiskambinti mums, ar rytoj pasiskambinti, aptarsim visus klausimus, kuriuos turit asmeniškai. Ilona dėl kursų rašo, kad būtų sudėtinga, nes yra visiškai jokių problemų, kad jūs užsienyje, nes viskas vyks online. Jūs, kadangi savo įsigysite eterinius aliejus rinkinį, tai visą informaciją, visą praktiką, visas diskusijas, viską mes galėsim internetu atlikti, aptarti ir dalintis. Atvažiuoti pas mane net egzaminui nebus būtina, bet visada laukiu arbatai, pabendravimui, asmeniniam pasėdėjimui ties jūsų testo lapais ir pasidaryti nuotrauką diplomą įteikimui, bet tiems, kas yra toli, aš tiesiog išsiunčiu PDF failų diplomą ir jie patys atsispausdina, tad jokių problemų.
Man gyvai vienam mieste, vien tik tais Klaipėda, aš nesurinkčiau pilnos grupės. Šiuo metu jau yra užsiregistravusi 12 studenčių, kurios, kas jau atsiuntė studijų sutartis ir apmokėjo, dar porą patvirtino, kad tikrai dalyvaus, tai yra 12. Dar maksimum 8 norėčiau priimti, bet grupės tiesiog tam tikro dydžio darau, žiūriu, kiek namų darbų galiu kokybiškai ištikrinti per savaitę, duoti atgalinį ryšį, vedimą, priežiūrą, nes noriu spėti įsigilinti į kiekvienos kelionę ir būti pasiekiama, kai reikia pasitarti, kai reikia kartais nuraminti, kartais padrasinti, kartais įkvėpti. Cinamonas kelia ir numuša spaudimą kraujui. Žinai, man reikėtų pamatuoti savo spaudimą, turim namuose matuoklį, kada nors paklausiu vyro, susikelsiu stipriai ir išsimatuosiu. Aš įtariu, kad sukelia, nes jisai stimuliuoja kraujotaką. Bet, žinokit, kartais skirtingas efektas būna, kai prigarini ir daug prisiuostai ir kai jį tiesiog tepi ant kūno. Nes, tarkim, tyfsas, jeigu aš jį garinu, jis mane veikia stimuliuojančiai ir netgi per daug ir man gali apsunkti galva, nes ten yra ir cinamonas, ir gvazdikėlis, ir rozmarinas, rozmariną drąsiai galiu garinti. Jaučiu, kad man netinka garinti tuos karštuosius prieskonius. Bet jokių problemų nesukelia, miegoti netrukdo tyfsas, jeigu aš jį įsitepu ant nugaros, jeigu išsitepu gerklį, išsitepu pėdas, jeigu yra poreikis. Tad toks stipresnis emocinis poveikis, stipresnis poveikis galvai yra kvėpuojant ir greitesnis, o per kūną naudojant gali kitaip jaustis. Kaip sakiau, sušildyti kojas visada vakare smagu. Tai šiam kursui mes įsigysime 30 buteliukų. Jums smirda rozmarinas, o kaip aš jį galiu teptis non-stop, nes man patinka kai smegenys kibirkščiuoja, bet taip šaltai kibirkščiuoja, susikaupusi, kai daug informacijos per mane, kai aš informaciją iš oro gaudau, idėjas, įkvėpimą, taip pat iš visos savo knygų bibliotekos didžiulės, kiek turiu, aš visai tiesiog kyla kažkokia idėja, kažkoks projektas, galima būtų šitai sukurti ir aš tiesiog mintise atrodo iš erdvės, iš savo knygų, lentynų, traukiu informaciją ir dėlioju vizualiai schemą. Mano smegenys tuo metu net kibirkščiuoja iš kaifo, iš tokios įtampos ir rozmarinas man yra pats tas, tokiam intensyviam labai mąstymo procesui ir žongliravimui informacija, ir duomenimis, ir atmintimi. Bet kam jisai smirda, tai irgi šį bei tą apie jūs sufleruoja. Taip. Tai dar kartą pabrėšiu, kad taip mes įsigysime visą rinkinuką eterinių aliejų tie, kas mokinsis aromapsichologijos, nes kaip jūs be aliejų darysite aromatestavimą savo ir kitiems žmonėms. Jeigu norite vienkartinio aromatestavimo, kviečiu pas mane arba mano studentės svečius, o jeigu norite išmokti maksimaliai giliai praeiti savo ir padėti kitiems su šitą metodiką, tai jums reikės rinkinuko eterinių aliejų. Pagrindų kurso metu mes įsisavinam 30 aromatų savybės ir išmokstam labai tvirtai pagrindus, eterinių aliejų grupės, tam tikras kompozicijas, ką jie reiškia kartu, jeigu yra tas ir tas, čia yra pykčio trikampis, čia pasiruošimo motinystėje trikampis, eterinių aliejų kombinacija, jeigu ją matai pas žmogų pasirinkime. O norintiems nerti eiti toliau, komandos narėms kviečiu į meistriškumo kursą, kurio metu jau jisai toksai biškai easy, atsipalaidavęs savo tempu per metus laiko, visas įrašytas, didiname eterinių aliejų rinkinį iki 65 ir papildomas dar subtilesnės, gilesnės temas pridedam, kad gilinti savo profesionalumą, meistriškumą ir gauti vis gilesnės įžvalgas, bei kuo giliau pasitarnauti savo klientams, pasitarnauti žmonėms. Turbūt nėra geresnio jausmo, negu žinoti, kad tavo pėdsakas paliktas kito žmogaus gyvenime nuvilnys per kelias kartas į priekį ir keis tų žmonių, tos šeimos, tos giminės gyvenimo kokybę. Savirealizacija, gyvenimo tą likimą pakeis per tai, kad kitus sprendimus priims, kitaip save išreikš, drąsiau, laisviau, tą tikrąjį aš realizuos, o tai natūraliai sėkmę ir pilnatvę gyvenime užtikrins. Ir tada vaikai toj šeimoje kitaip augs ir jie nuo kitokio pamato atsispirs ir tas efektas nuvilnys per kartų kartas. Tai yra toks pilnatvės, savęs įprasminimo, savirealizacijos pojūtis, kurį sunku su kažkuo daugiau sulyginti.
Manau, kad tai dėl ko čia ir atėjome. Ačiū visiems, kas buvote kartu gyvai, ačiū tiems, kas skirėte laiko pažiūrėti įrašą. Drąsiai rašykit su bet kokiais klausimais, galime susiskambinti, jeigu reikia pasitarti, kūrybiškai paieškoti sprendimų jūsų tikslams įgyvendinti, jeigu galiu kažkuo padėti. Jeigu norite pradėti rinkti savo eterinių aliejų rinkinį, bet lėčiau nepasiruošę jau spalio mėnesį šių metų pradėti aromapsichologijos kursus, gal norite pradėti nuo aromaterapijos pagrindų kurso ir mažesnio 12 eterinių aliejų rinkinuko ir tiesiog žengti pirmosius žingsnius, bet kokybiškai, saugiai, atsakingai su mano vedimu už rankos susisiekime, aptarkim jūsų tikslus, poreikius, viziją, o aš jau jūs nukreipsiu nuo ko pradėti arba koks galėtų būti sekantis žingsnis. Rasa, jeigu jūs pasiruošus, aš tada jums paskambinsiu iš karto po šio webinaro atsisveikinusi. Taip, Renata, jeigu jaučiate, kad reikia pamatus sustiprinti, grįžkim prie pagrindų. Mokymų skyrelėje mano svetainėje gyvybesenergija.lt rasite ir aromaterapijos pagrindų kursą nuo pagrindų iki holistinio sveikatingumo. Ačiū visiems. Iki susitikimų, iki susirašymų, draugaukime Facebook'e, palaikykime ryšį, prašykit pasitarti ir mielai jūs nukreipsiu pagal jūsų poreikius. Viso geriausio.